Čia, vat, Vaidasgi šitą, Muay-Thai, ką tu ten... Muay-Thai kata? Muay-Thai, klausyk, aš jau nekelinto klausiu. Kam? Kam? Šitas? Nu, kam jis reikalingas? Kam jis reikalingas? Ką aš žinau, sėkmę neša. Gerai, kokia... Sėkmė, dievų sėkmė čia yra. Atsirado čia reikėtų Sigito Gaižausko paklausti, man atrodo. Marius Mesino čia labiau papasakotų. Aš matai šimtinio atėjęs, tai aš toks biški netikras muaytaistas. O va taip dėtis reikia atbulinti. Gali šonu dėtis, jeigu nori šustrai. Bet tu čia pagal tailandiečius įžeistum viską. Bet turi gražiai čia, kaip sakė, tu net negali padėti ant kėdės jo, negali niekur, turi būti gražiai pakabintas. Čia ne bet kaip. Jo. Niurka, ilgai lauktus epizodas su Muay-Thai treneriu Vaidu Valančiumi. Vaidas, be to, kad yra ilgametis Muay-Thai sporto puoselėtojas Lietuvoje ir Kaune, ypatingai jau yra bazinis graikų romėnų imtynininkas. Ir galbūt iš karto eikime prie to laiko. Prie laiko graikų romėnų imtynių sporte. Papasakok apie Sveiki, gal dar persikelt reikėtų truputį į pradžią, nes mano pirmoji sporto šaka buvo regbis. Šiauliai. Taip, Šiauliai, regbis. Vairas? Ne. Apie jūs keturias papasakosiu dar kitaip aš. Mano tėtis buvo regbio treneris. Taip. Tai va, tas toks gavosi, kad antroji klasiai pradėjo tėtis vesti regbio treniruotės ir kadangi aš esu ne iš pačių Šiaulių, o iš Šiaulių rajono, tai ten to miestelio ir susibūrė komanda tokia vaikų. Tai žodžiu, mes ten Lietuvos mastu šustrai varėm. 2 kartus antrį tapom, o po to susijungėm su Baltrekso komanda Šiaulių. Ir tada jau 3 metais tapom pirmi Lietuvoje. Okay. Tai va, ir tada nuo 2 iki 4 klasės lošiau regbį, bet mano pusbroliai dvyniai, tokie buvo mano pusbroliai, nebuvo ir yra dabar, aišku, tai ir jie nuėjo į imtynių būrelį, laisvų imtynių. Tai mano pirmosios imtynės buvo ne graikų romėnų laisvų imtynės. Atžalyno salė? Atžalyno legendinė, yra tekę būt? Oi, 5 metų pirmą kartą. Tai va, mėlyna didžiulė salė ir ten yra visos imtynės. Sambo, dziudo, graikų romėnų, laisvosios ir dar ir klotai tas jungdavo. Tai ten būdavo maišalinė miksas toks iš tikrųjų. Ir ten patekau į tą tikrą tokią mokyklą, kur, žinai, eini pirmą kartą, ką žiūri? Jėzus Marija, aš atsimenu tas. Jo, ten taip naglai viskas buvo, teko ir prasileisti, ir pakovoti už save, kad rasti vietą pasaulyje, nes, pati pradžia tai buvo tikrai sunkiai, taip viskas, tik aišku, mes buvom ten toks būrelis, pusbroliai, tokia mūsų chebutė, kaip sakau. Pats regbis iš savęs davė šiokį tokį jėgos bazę, stumdymosi bazę imtynėm irgi. Jo, tikrai realiai tai labai panašus toks, sakykim, dalykas yra, nes iš regbio imtynės dažnai naina, arba būna, kad iš imtynių naina į regbį irgi. Yra ne vienas atvejis toks, kiek atsimenu. Tai va, labai giminingai gal pasakyčiau netgi toks. Žinai, vis tiek reikia grumtis, reikia kovoti. Iš komandinių sporto šakų, tai pagalvojus pati giminingiausia. Tikriausiai taip. Nes amerikietiškas futbolas ten toks biški per daug, ten taisyklių, visko ten, ta prasme, aš manau, kad regbis yra. Jeigu vėl pažvelgus į vieną geriausių pasaulio kovotojų Aleksą Volkanovskį, kuris iš regbio atėjęs. Tai... Na, taip. Jo. Tai va, tai mano buvo regbis ir 4 klasė aš jau pradėjau truputį perdinėt į laisvasias imtynės, po to dar pažaisdavau regbio varžybų, bet jau nebesteniravau. Bet ateidavau dar tenais, sužaisti regbio varžybų ir jau po truputį link imtynių. Tai va, realiai laisvosios imtynės buvo 5 metai su tokia trumpa pertrauka, pusės metų. Buvau metęs. Bet klausyk, tavo pasiekimai pagrindiniai graikų romėnų imtynėse. Pagrindiniai, nes realiai laisvų imtynių tai buvo ten pasanės tiek vaikų amžius. Ten aišku, ten jaunučių Lietuvos čempionas, Pabaltijo 3, toksai. Bet tai su kuo susijęs su to, kad gal vyresniam amžiui šiauliečiai pagrindiniai graikų romėnų imtynininkai, ar kaip taip gavosi? Kad... Aplamai graikų romėnų, kaip žinom, Lietuvoje yra stipresnės imtynės, nors pagal tą visą lygį. Jeigu laisvų imtynių yra Klaipėda, pati stipriausia, tikrai ten tikrai gera pasių treniruočių tą visą bazę, tai ir iki pačiol, man atrodo, taip yra. Turbūt, kad taip. Dar, man atrodo, antri, treti numeriai, tai turbūt Raseiniai, kiek žinau, Raseiniai, jo, tai dar būdavo Šiauliai, man atrodo, dar ir dabar turbūt Šiauliai kažką turi, dar, ar jau nelabai. Aš dabar nelabai domiuosi iš tikrųjų. Aš labai sunku sekti laisvasios imtynės, bet, faktas yra vienas, kad turbūt su tavim dar imtyniavęs žmogus Vatichovskis. Yra. Jis, po kelių metų išeina ant kilimo, visus nušluoja. Ir vėl visus nušluoja, jo. Taip. O man su juo teko imtyniauti, kad aš jau buvau graikų romėnų perėjęs. Ir vienais metais vyko Vilniuje, kaip atsimenu, Lietuvos suaugusių čempionatas ir ten vyksta ir laisvųjų, ir graikų romėnų. Tai aš būtent dalyvavau ir laisvųjų, ir graikų romėnų. Tai man teko pirma kova su
su Vaitechovskiu. Tai va taip, taškais teko pralaimėti, bet jau tada aš jau buvau sustiprėjęs, nes realiai ten jau tie pirmi numeriai, kai Vaitechovskis išeina, tai ten, kaip pats supranti, 10-0 viso gero. Taip. Tai jau tada teko jau paimtiniauti, jau kaip sakyti, tai va, nu tai 5 metai laisvųjų. O tai klausyk, graikų romėnuose tavo svorį, kas buvo tuo metu pagrindiniai numeriai? Pirmi numeriai, jeigu taip žiūrint, iš 88 metų, tai buvo... Kazakevičius tavo? Ne, Kazakevičius 86 metų. Bet man su juo irgi teko imtiniauti ir su šitais broliais iš Tauragės. Venskaičiai, jo. Tai realiai su visais yra tekę imtiniauti, bet tik jie buvo vyresni, pavyzdžiui, Venskaitis Janinas 84, 85, va taip, Kazakevičius 86, neklystu. Venskaitis tas geriausiasis, man atrodo. Valdemaras. Kur Europai trečias buvo. Ir Edgaras. Pala kaip jo. Edgaras lengvesnis. Lengvesnis, jo. Bet jie buvo olimpiečiai. Tai tiek ir Kazakevičius, Edgaras ir Valdemaras olimpiečiai yra. Tai va, tai ką norėjau pasakyti, 88 metų buvo irgi Visaginas irgi labai galingi. Bet laisvūnai ir graikai. Tik graikai, jo. Iki šiolgi šitą Frydrichas. Korepanovai tokie būdavo. Iš Visagino. Jo, girdėtas, jo, žinau. Aš šiek tiek dabar jau nebe taip jau domiuosi. Jis pastojo numeris 2 arba 27, man. 27 arba sunkiam svorio. Dabar sunkus, priaugo 105. Jo, supratau. Nu tai va, tik aš dabar žinau iš graikų romėnų, tik Knystutą sunkia svorio, kuris ir Panevežėti šitą bachūrą. Šleiva. Tai jis mano manimo vienas geriausių imtynininkų, toks pagal techniką, pagal visą, kas liečia graikų romėnų. Šiai dienai toks, nu nežinau, tikras graikų romėnų. 100% abu vyrukai yra geri, bet Šleiva yra toks, yra vienas, pražiūrėkim, graikų romėnų imtynės žiūrėti ne visą laiką įdomu. Ne visą laiką, bet pašlyva metimai, tai aš dar dabar būna įsijungiu, pasižiūriu, kaip jis tos metimas atlieka, istorija būna įsiklė ar dar kažkur, tai yra ką, nu pasigrožė tikrai smagiai atrodo. Klausyk, ar jau į mišrų sportą, Tailando boksą pradėjai Šiauliuose peridinėti po truputį, ar tik Kaune pirmieji žingsniai? Šiauliuose buvo taip, kad vieną vasarą su savo draugu nuėjau į tokį, sakykime, tuo metu vadindavo Bushido. Tai buvo toks MMA, jau kaip užuomas, bet tuo metu vadindavo Bushido, tai buvo nuėjau pas Zeno Budraitį. Zeno Budraitį, jo, tai tenais buvo tie pirmieji, tie tokie, kur jau link to kovinio sporto, tai va draugas sako, tik čia pabandysim, pasiteniruosim, aišku. Tai 6 savo Danas. Aišku, ten gal ir ten didesnis Danas, aš nežinau, ten jau 6 tai tikrai yra jo. Tai žodžiu, tas draugas pakvietė, nuėjau ir tie mano treneriai graikų romėnų, Žibutis ir Kaselis, nes aš turėjau 2 trenerius graikų romėnų. Tikrai geros imtynės, geri treneriai, tai jau jie taip į mane taip skersai žiūri, kur aš čia blaškausi. Bet man buvo taip netėjo pabandyti kažką tokio, labai norėjau. Nu tai tada tuo metu tą vasarą ir boksą biškį nuvedė, ten ir boksą teko pabandyti, prasileisti tiksliau. Ir sukovojau 2 kovas. Lekiečiuose, pas Kęstutis Smirnovą, ten prieš akių. Tai jau linkėme mėtis. Jo, ten ZST tos taisyklės, jo, tai buvo pirma kova. Mes toliau apie jas pašnekėsim, žinokit. Šiandien aš būsiu negalestingas Japonijos kovų scenoje. Šiaip mano rankos dabar atlaisvėjusios, kadangi iš vieno darbo išėjau, tai galiu šnekėti, ką noriu. Dabar galiu taip laisvai šnekėti, ar ne, nebėra užrištas. Tik manęs labai netraukčia per daug, kad neužsitraukčiau nemalonę. Bus proto ribose viskas. Proto ribose. Nu tai va, tai ten per tą vasarą, kaip atsimenu, aš dabar buvau, man atrodo, aš buvau 11 klasę baigęs jo. 11 klasę ir aš tą vasarą sukovojau 2 kovas jau taip atgavosi. Tai va toks. O prieš tai dar buvau tapęs jau prieš tą jau graikų romėnų ten jaunių Lietuvos čempionų. Kaip dabar atsimenu iš 26 dalyvių, tai jau ten yra ką veikti. Tai jau toks ir turėjau išvažiuoti į Europą. Ir manęs neišvežė į tą Europą. Ir man dėl to buvo žiauriai skaudu. O dėl ko neišvedė? Aš nežinau, ar todėl, kad aš buvau iš laisvų imtynių atėjęs tik tais 2 ar 3 metai. Ir tas toks buvo vis tiek biški politika. O jau bazė, kelinti čia metai? Čia kelinti metai, man sunku pasakyti, čia kokie 2000, kokie 4, kažkas aš net... Tai jau bazė Vilniuje buvo susiformavus. Bazė buvo pilnai susiformavus, ten jo tas olimpinis sporto centras. Taip. Ir ten... Tai iš jų vaikinai išvežė turbūt. Išvežė iš Visagino Korepanovą, bet ten viskas glaudžiai buvo labai, vis tiek. Tai, o aš tą Korepanovą įveikiau tada. Esu ten prieš tai ir pralaimėjęs, bet būtent Lietuvos čempionate aš įveikiu. Ir išvažiuoja būtent 3 numeris, kuris 3, o aš lieku ant to tokio kabutėse rago.
Ir man tada toks pyktis viduje ir, blema, čia aš dabar pradėjau tai biški ir mėtytis, galvoju, čia neišvežė. Ir tada aš kaip dabar esu po traumos grįžtu, ten irgi tokiam turnyrė Tauragėj pirmą vietą pasiimu ir ten ir sako, šiais metais laimi, į pasaulį važiuoja. Ir aš tais metais būtent antras tampu. O ką reiškia antras numeris? Nevažiuoja. Niekur nevažiuoja. Jeigu tu nebent traumą gauna tas tavo, kuris laimėjęs priešininkas. Tai va ir manęs tada neišvežė, taip gavosi, kad kitą kartą antras. Ir viso gero. Europos pasaulio čempionatams. Tai ten po Lietuvą blaškytis jau gaunasi, pats supranti. Jau, jau kur toliau veisi, kur lubos, viskas. Ir tada, mano dėdė sako, yra Kaune toks treneris Marius Misiūnas. Ir jau mes tada žinom, kad buvo Remygos laikai. Jau mes... Jo, 2-4, jau baiginėjos Remygos laikai. Jo, bet ten dar tas vis tiek buvo tas pikas, kaip aš žinai, ten nokautai, šokimas ant ringo kampo, žiūri tokiom akim. Aš metus blogai maišau, bet 2-2 metais jis tapo ZST čempionu pasaulio. Man atrodo, 2-2. O 2-3 jis buvo antras ir tada traumos. Liktai, tada nugaros trauma. 4 ar 5, turbūt 4 jis kovojo paskutinę savo, tokikim, jau karjeros piko kovą prieš... Andrė Dida? Ne, Dida jau buvo... Prieš Masato? Prieš Masato. Jo, nes prieš Didą tai kovojo vėlesniam. Jo, 2-7, ten atrodo, ar 2-8. Jau jisai grįžo po nugaros. Jo, jau grįžo po nugaros, jis jau buvo visai kitoks grįžęs, visiškai kitoks, jau nebe tas Remyga. Ne, nu tai... Ne, tai normalu, po nugaros traumos. 2 slanksteliai sujungti į vieną metalų. Ten yra antžmogis šitoje vietoje, sakykime, vis tiek taip sugrįž dar ir dar į tokį lygį vėl bandyt. Nu tai čia ir aš skaitau ir aš nežinau, čia jau yra duota žmogui, ne kiekvienas taip gali. Jo, ir čia va ta viena tokių mislių, kuri galbūt, iš vis nediskutuotina, kadangi tai įvyko jau, bet šiaip kas būtų, jeigu ta nugara būtų sveika. Jeigu ta nugara būtų sveika ir ta kova prieš Masato prieš tai būtų visai kitokia, nes jis net nesportuodamas realiai, kaip jis tada pasakojo, sako, atvažiuoja japonų žurnalistai, ten vis tiek jie filmuoja, ten kaip tu treniruojas, aš sako, net negaliu nieko daryti. Ten sako, kažką padarau, sako, ir vėl va visas užsiėmęs už tos nugaros, ta prasme. Ne, ten... Vadė, tu įsivaizduok, tai slanksteliai buvo kaip tiek susidrožę, kad jos reikėjo sujungti 2 į 1. Tai reiškia, visi nervai buvo perspauti, užspausti, trigerinami pastovi ir taip toliau. Jo, ten titano plokštelės dėtos ten pasita, prasme, nu ten... Nes ten sakė, buvo iki tokio lygio, kad jisai galėjo nevaikščioti, jau netgi buvo ir tai pasakyta. Tai va, tokiam žmogui nevaikščioti, įsivaizduoju su tokiu charakteriu. Jisai pats sako, aš nežinau, sako, tai čia... Na, dar su apatinė nugara dar kažkiek geriau, su viršum, kai stuburas lūžta. Tada jau viso gero. Vinny Pazienza vienintelis toksai, bet tiesa, ten nervai nebuvo neplyšę, bet girdėjai apie Vinny Pazienza, ne? Ne. Boksininkas. Turėjo keletą pralaimėjimų, nervuotas su draugu važiavo mašiną, pateko į autoavariją ir lūžo kaklo slanksteliai. Jam sako, aš bet tiksliai neatsimenu, ar jam sujungė tus lankstelius, ar nesujungė, man atrodo, kad sujungė ir jo klausimai visi buvo, aš galėsiu boksuotis, jam deda kaukę, aš galėsiu boksuotis. Pirmas klausimas jo, ar aš galėsiu. Jisai grįžo, tik tais po operacijos, iš karto pradėjo šitą lovą pakelimą pirmin, atgal. Jau sportuot pradėjo treniruotis, jo. Atgal. Pradėjo su štanga kilno visi kitą ir pas savo trenerių veržėsi visi namus, o vis dar šį kaklas surištų metalai susuktas. Sako, aš noriu, kad tu pradėtų mane treniruotis. O čia antžmogis. Traukis nuo manęs, tipo dar kažką. Aš noriu, kad tu pradėtų mane vėl treniruotis. Tu klausyk, nieko, sako, aš jau pradėjau. Ką tu pradėjai? Sako, aš jau štangą pradėjau kilnoti. Sako, tu matei save veidrodį. Esminis momentas išsigydė. Niekas nenorėjo su juo ilgą laiką kovoti. Dėl to, kad, nieks ten norėjo jo atgal į tą pačią būseną pasiūst. 3 pasaulio čempionų diržai po to. Ne, čia vienetai. Dar tu buvai pats minėjęs, kaip pasiminu, kad Romero kaklas lūžęs, tai kažkas... Romero kaklas lūžęs beveik visą didžiojo karjeros dalį. Toks visas, dabar kai pagalvoji, tai jo, taip jis toks ir yra, net nepasuko galvos realiai. Ir pasimetalai sujungti. Bet čia vienetai, aš nežinau, kaip čia... Jisai, kai kovojo Strikeforce, prisileido spyrį aukštą ir lūžo slanksteliai. Ir jeigu ne tas raumenynas, kokį jis turi, tai būtų amen žmogui.
Nes jau tenais, kaip tos yra foto jau iš vaikystės jo, nu, kaip kultūristas. Ten feikas. Aš ten galvojau, kad feikas. Ten feikas. Bet vis tiek, Romero, na, Bet Romero turėjo vaikas įspūdingai atrodyti. aš taip įsivaizduoju. Nu, bet čia yra viena, tai va, kaip Remyga, kaip šitas boksininkas, nu, čia, aš nežinau, čia gal ne iki galo, čia gal ne iki galo nutrūko, nes aš galvoju, jeigu iki galo viskas nueitų, tu gali būti kokio nori charakterio, gali būti, Ne, tai kad ir nepakilsi, nu, ta prasme. Ne, tai faktas. Čia vėlgi neturi būti nutrūkę nervai, jeigu nervai nutrūka viskas. Taip. Tai aišku, čia begalinis tikėjimas, noras, užsispyrimas ir ką tu iš seniau esi užsportavęs ir padaręs, tai taip tu gali sugrįžti. Klausyk, tai vat, Remigijų Markevičių paminėjai ir paminėjai, kad Titaną persikraustė, pasakė dėdė apie sporto klubą Titanas. Jo, tai man buvo tada 19 metų. Ir metas studijuoti. Bet realiai į Kauną važiavau ne dėl studijų, nes man siūlė Šiauliuose pasilikti treneriai. Sako, lik Šiauliuose, čia ir darbą surasim, visą kitą, viskas normaliai. Nes... Norėtum Šiauliuose studijuoti? Tai tuo metu aš būčiau studijavęs. Dabar tai pagalvočiau, gal ir nenorėčiau, bet šiaip kodėl? Viskas ten gerai, universitetas geras Šiaulių. Geras, Šiaulių universitetas yra, viskas ten gerai, žinok. Geras ir miestas. Ne, aš apie miestą nešneku, kalbu universitetą. Apie universitetą, ne, geras universitetas. Aš kiek žinau, mano mama baigusi. Mama baigusi Šiaulių universitetą, tai aš nieko blogo negaliu pasakyti. Čia iš jo sakė geras universitetas ir aišku yra tų dalykų, kurie stiprus, yra gal kurie silpnesni. Tai va. Ne taip, nu, bet kuriuo atveju dideliam mieste. Jo, nu, tai aš pats įstojau tą universitetą, sporto universitetą, tuo metu vadinasi LKK, Lietuvos kūno kultūros akademija. Dabar LSU, Lietuvos sporto universitetas. Tuo metu, kai atvažiavau, tai ten irgi buvo, pats supranti, viskas tokiam lygiai, viskas kitaip buvo. Universitetas, brūkšnelis, dar tokie su panetkėm lengvai. Dabar viskas pasikeitė ir aš ten kaip žiūrėjau viską, žinai, ta prasme. O tuo metu tai buvo irgi viskas ant tokio, taip, kaunietiškai, kavenskiškai. Tuo metu, jo. Klausyk, pirmieji tavo žingsniai į Titanų salę, ką atsimeni? Aš atsimenu, kad dar iki atvažiavimo pirmą kartą dar su dėdė atvažiavau vasarą. Aš dėdė ir draugas atvažiavom vasarą ir pamačiau Van Damme tuo metu irgi skliaudį Van. Tai čia kaip dievą būčiau pamatęs. Darius Kliaudys. Darius Kliaudys, Sakalauską pamačiau. Aš netgi dabar puikiai atsimenu, ką aš tuo metu pamačiau, tik žinau taip, kad atvažiavau ir turėjau baltas kojines užsidėjęs ir su lakierkom juodom. Įsivaizduoju, baltas kojines su lakierkom ir aš supratau, stilistiškai gražu, kad nusimovus batus tos kojines bus juodos. Ir Marius Nusinas sako, čia galite užėti, pasižiūrėti salę. Sakau, ne, čia biškai vėliau užeisim dabar, biškai parduotuvės reikia nuėti, mes nuėjom su draugu iki parduotuvės, nusipirkom baltas kojines, už degalinės persimovėm į juodas kojines ir tada atėjome į Titaną. Taip, žinai, bam, jau Marius nėra. Ir ten buvo tuo metu džiudžitsu treniruotė. Aš žinau, kad sportavo Gediminas Zabotkus, kaip dabar atsimenu. Karatistas. Jo. Ir pasigydė Brazį. Ir mes, taip suprantate, mes nežinojom tų, kad ten reikia prieš tatami tenais padaryti šitos dalykus, ten reikia. Visko, ko pas mane salėje nereikia. Jo, ir nes pas mus imtinėse nebūdavo tų dalykų irgi. Ten, kaip žinai, žygiuoja. O čia ir taip einam, taip kaip dabar. Kas tokie būsit? Ką čia darot? Čia leido Marius Misiūnas čia užeit, pažiūrėt, kaip ką, žinai, ir jis sako, nusilenkti reikia, čia visą kitą, tai ten, žinai, vat, nu, nežinojom tų taisyklių, tai irgi tokie pasimetė. Ir tada dar labiau įtampą sukausti ir vėl tokie sėdim, žiūrim, ten Sakalausko laiko lapkės, ten Sakalauskas muša, žinai, aš dar Sakalausko per daug labai nežinau, bet draugas sako, čia sako, žiauriai geras kovotojas. O Van Dammas jau buvo ir taip jau, viskas aišku. O tuo metu Remygos nebuvo, nes traumą gydėsi. Tai va, tai man ten kosmosas buvo. Tai čia toks pirmas jisai buvo, o po to jau atvažiavau kaip mokintis. Tai kaip dabar atsimenu, atėjau, su treneriu pakalbėjau, ten ir sako, nu ką, sako, ateik trečiadienį, o trečiadienį sparingai vyksta. Aš pirmadienį atėjau, ten pakalbėjom, aptarėm, ten kaip kas ką, ateinu trečiadienį, žinai, ir man iš karto ją grupė kėlė. Nebuvo, ten yra B grupė, kur paruošiamųjų, kadangi aš jau čia jau žiaurus sportininkas, kovotojas, o realiai tai ten dar apie nieką. Ir einu ir tie sparingai, nu tai pats suprask, ieškai to, kaip sako, penkto kampo kažkur, tai gal traukiasi, visi muša, smūgiuoja, nu tai toks buvo išgyvenimas iš tikrųjų. Bet didžiulis noras, užsispyrimas ir žinai, nu. Bet kartais tai yra kelias į priekį. Kartais tai yra kelias į priekį, jo, nes... Taip, dabartiniai laikai, aišku, pasikeitė, mes daug parašomųjų dalykų prieš pirmus sparingus lyginant. Psichologinių tokių. O... Mano pirmoji treniruotė va tokio jau mikso buvo Kęstas Arbočius. Tuo metu aš ateinu į salę, aš susitariau su vienu draugu sportuot. Draugas nekilnojamo turto agentas tuo metu buvo, manęs nebus. Nebus, tai nebus. Įeina Arbočius. Ir jis. Kai vis laik susitarė, neateina. Porą keiksmažodžių. Jo. Pasisuko į mane.
Smūgiuoja rankom kojom. Ateik. Tai dantų apsauga tokia prasta senutinė. Atsimenu, kaip ir pas mane už 10 litų permatoma. Ir tokiais kietos. Ir pirmą kombinaciją visam gyvenimui atsimisiu. 1, 2 ir front kickas į pilvą. Į pilvą. Ir taip skersais. Taip. Ant oro gaudimo jo pakritai. Tai judėk ant kojų. Šitą man irgi yra tekę prasileisti, bet yra tekę prasileisti šitą, žinai, kur Šiauliuose pas tokį legendinį jau karatistą, jau tų senų laikų Ruko mokinį Sigitą Baranauską. Mindaugo tėvą. Jo, ir ten teko irgi nusivedė, ten garažas, namuose garažas, viskas paprastai, aiškiai, apšilimą pasidarot, bam, tokias pirštinės kažkokias susidėjom ten, kur nei MMA, nei ten kažkokios ten irgi tais laikais, žinau, kad Šiauliuose toksai, sakydom, senis toks judavo, apsaugas, plonos ant kojo apsaugos, kai spiri viską jauti ir tos pirštinės, nu tai aišku, jis irgi iš to posūkio tik, opa, bam, iš kojos į galvą, bam, ceremonijų nėra, viskas, nu tai buvo toks iš karto vyriškai, konkrečiai, bam, čia rankos, pats supranti, čia rankas laikai, ne čia laikai. Atstumo nejauti, nesupranti apie ką. Atstumo, tu tik išėjęs, tu dabar galvoji, tau iš karto mintis, tu supranti, kad tau yra šakės. Tu krisi, tu tikrai krisi, bet kaip čia geriau krist, kaip čia. Nes tu jam smūgiai, tai taip, žinai, tau tokį pach. Ir čia tas toks, jo, tai jis ant to patikrindavo iš tikrųjų, nu bet tai va, arba tinį po to treniruoti, arba netinio, toks būdavo tokia psichologija. Arba atlaikai, va, tave, ir tai būdavo anksčiau, visur žinau, kad tai būdavo, sukapoja tave, sudaužo ir žiūri psichologiškai, ar tu ateisi ar neteisi, nes to antroje treniruotė tavęs jau nebedaužo, jau atėjai, vadinasi, atėjau, čia tokia ir pagarba yra, jau čia tada visai kažką mokiniesi, bet pirmą kartą būdavo jokių technikų, patikrinimas į pilvą per žandikulį. Taip ir Šiauliuose bokse teko irgi prasileisti, lygiai tas pats buvo panašiai. Nu ir Titanė, ta prasme, aš biškį jau buvau šiek tiek, jau kažką matęs, šiek tiek, tai žinai, bent jau kažkokią koją pakeldavau, kažką tai jau rankos, aišku, čia rankos būdavo, ten prasileisdavai, nu bet jau šiek tiek, vis tiek buvo kažkiek. Nu bet pastovus buvo tas vis tiek trečiadienis parengai, tai pastovus ant to tokio trečiadienis taip pat. Kas buvo žiauriausi mušikai tuo metu? Žiauriausi tokie, kurie skriausdavo. Taip. Tavo svoris Kliaudys buvo. Bet ne, Kliaudys irgi jau buvo pertrauką padaręs. Tuo metu taip kartais ateidavo, kartais neteidavo, bet kaip dabar atsimenu irgi Kliaudys 10 uncijų žiūri pirštinės dedas ir išo jam ten su raištukais ir taip ir tokį irgi sako nesimerk, aš taip, jau žinau, kad irgi viso gero bus. Ir taip irgi nosi bach ir taip matau, kad abiem akim savo nosį matau, va čia važnai taip, lemba, tu prasme. O realiai tais laikais ten visi beveik muždavosi, visi, nuo vilko ant meškos užšokdavo, iš tikrųjų. Tekdavo išgyventi, nes vien tam svorį būdavo, tenais nuo Edvardo Norkeliūno iki ten, aš nežinau. Norkeliūnas tiksliai tavo. Jo, sparring partneris buvo, tai kepinės tikrindavo pastoviai. Ta prasme, nu tikrai buvo mano svorį, nes tas svoris yra einamiausias. Sunkia svorį, ir tada Titanė ir sunkia svorį buvo nemažai, ten Knyzelis, Sakalauskas ir ten. Taip. Ten ir tuo metu dar buvo ir Maslabojevas sportavęs pusę metų. Ten, sakau, ten važiuodavo ir iš Alytaus visokių boksininkų, atvažiuodavo ir Egidijus Valavičius, ta prasme, nu tai va taip būdavo. Tai ir sunkia svoriam netrukdavo, su kuo, mums tai to labiau tenais pastovus. Palauk, tai aš dabar savo galvoju, kažką aš praleidžiu, taip, tu, Norkeliūnas, Mindaugas Baranauskas ir kažką dar praleidžiu šitam svoriu, kažkas buvo tikrai neblogas Titanė tuo metu. Tuo metu dabar galvoju, tai būdavo Muradu Cajev, toks čečenas. Čečenas buvo ir dar kažkas. Dabar sunku atsiminti, žinau, kad buvo daug jų iš tikrųjų, žinok, daug buvo tikrai. Švėgžda. Buvo ir Šiugžda, buvo, Mantvydas Švėgžda buvo. Jo. Vieną iš jų atsimenu, bet Mantvydą jo atsimeni tikrai, tai nu visi skaudžiai muždavo, ta prasme, būdavo ką veikti ir čia tasai, kaip sakau, reikalai, tai žinai, mintys įgaudų, kažkada aš irgi atsikeršiusi, reikia sportuoti, nepraleisti treniruočių, sakydavo man Sakalauskas, su Sakalausku mes tapom labai geri draugai, sako, nepraleisti treniruočių, tik nepraleisk. Ir žinai, varžybas visur važiuodavau, nu, kur tik pasiūlo, nes reikėdavo pirmą, kad tave paimtų iš salės dar. Ten reikėdavo toks dalykas, kad tave ant lapkių paimtų, palaikytų, tu tenai stengiasi kažką darai, kad žinai, ne tai, kad čia iš karto ateini, čia tokios lapkės laiko, ne, visur reikėjo užtarnauti. Niekur lengvo kelio nebuvo. Nu, tokie buvo tie laikai, ta prasme, bet kuris turbūt sporto klubas. Dabar į varžybas reikia tem žmogų čiut ne už rankos, gal gali dalyvauti, prašau, nu gal čia žiūrėk, pabandykim, kažkaip anksčiau tai būdavo. Net jeigu ir jis pasiruošęs yra. Jis nebūna nepasiruošęs dažniausiai. Pasiruošęs, sako, aš nepasiruošęs. Į mėgėjų varžybas jisai nepasiruošęs dažniausiai. Ne, aš kalbu, netgi žmonės, kurie, nu,
6-5 metus praleidžia sportuodami kovinį sportą, kas be ko jaučia atstumą, kas be ko smūgiuoja, kas be ko jie daugiau negu pasiruošę savo pirmiem debiutam. Taip. Dažnu atveju nenori dalyvauti. Apie ką kalbu? Jie sako, mes nepasiruošę. O sportuoja jau gal, tu sakai, 3-4 metais toj sporto salė ir salė jisai gerai juda. Taip. Bet ir savęs nėra išbandęs ten ringė. Ten viskas, ten gali pasikeisti, kvapo nėra, baimė, nieko nematai. Viskas toksai, žinai. Nu, tai čia dėl to tu ir turi prasitestuoti. Bet kad dabar yra, va, irgi, kurie nori, bet yra tokių, kurie labai daug, kurie, kaip tu sakai, reikia tempti, reikia įkalbinėti, o anksčiau to nebuvo. Anksčiau būdavo, kad patektų, nori, kad tik tave pastebėtų, kad tave paimtų. Nu, dabar ir skirtingi laikai yra, nu, bet niekur nuo to nepabėgsi. Na, taip. Klausyk, kas be ko, tu dalyvavai daug Muay Thai varžybų, kada prasidėjo jau tai, kad pradėjai dalyvauti mišriose kovose? Dar sugrįžkim prie to, kad aš pradžioj Titane, kai buvau, aš ir buvau sukovojęs, jo pradžioj pagal Muay Thai, bet buvau sukovojęs ir pagal MMA ir aš gavau sunkią traumą kojos. Aha. Kai aš gavau sunkią traumą kojos, man plyšo meniskas, ten ir raišį liktai, nu, tikrai baisi trauma, kaip dabar atsimenu, ten irgi jau dviese ten mane neša, Vandamas kliudys, sako, viso gero, sako, bus aš grįžu, sako, jis jau nebesportuos. Nu ir ten praeina gal 1,5 savaitės, aš jau stoviu ten toj jau tarp visų. Ten tako, aišku, nelaiko reabilitacijų, jokių, nu pats supranti, nėra, nu nėra ateini, jo. Ir tada aš jau grinai į Muay Thai daugiau stengiuosi pereiti, nes ir buvo, kad kažkuris momentas, kada aš tiesiog neimtinėjau, aš bijodavau. Ten takoja man užlinko su Eriku Petraičiu. Tai, nu va, Erikas Petraitis buvo, nu, tai pirmoji trauma ir buvo su Eriku Petraičiu. Tai va, tada Muay Thai, o po to po truputį jau daugiau remiami prasidėjo, šitą koją užgijo. Daugiau paimtiniauti stengiuosi jau. Tai žodžiu, ir tas MMA prasidėjo vis daugiau ir tada jau važiavau kaip priklauso visur. Nes kovodavau pagal Muay Thai, pagal kickbox ir MMA, nu, tai tų varžybų būdavo ta prasme. Tai va taip. Klausyk, įdomu to visko paklausyti, bet labai įdomus laikai dabar koviniam sportui vyksta Lietuvoje, ne? Dabar. Ir mes sakėm, kad mes aptarsime tas, kas vyksta dabar. Kokia organizacija, ar Bushido federacija, ar kaip mes ją bepavadinsim, tas produktas, kurį mes, ar tu Heroes jį pavadinsi, ar tu tas pats renginys, kuris vyko Siemens'e, dabar jis ten Kauno Žalgirio arenai, Ryto būsi, kaip Jeep dabar vadinasi. Jeep arena, jo. Nu, visi žinom, apie ką mes šnekam. Taip. Šiemet, gerai, ne šiemet, šių metų tarpe, ne kalendorinių metų tarpe, jie susiduria su daugiau konkurencijos negu kada tiesiog gyvenime. Nu, pripažinkim, buvo renginiai, kaip jos, realios kovos. Realios kovos buvo, taip. Z lygio produktas, kuris niekur arti nestovėjo. Atvirai. Ta prasme, nei pardavimo atžvilgių, nei žmonių susidomėjo atžvilgių, nei kito. Buvo Best Fights, Big Fights turnyrų serija. Jinai, tarytum, tai nebloga buvo. Jinai buvo nebloga, bet jinai buvo be vizijos. Gal be vizijos, bet tolimesnės vizijos. Be tolimesnės vizijos. Be pridėtinės vertės kūrimo ir tai, kad žmonės diskutuotų apie tai po renginio. Nepaisant didelių biudžetų, kurie buvo. Dabar turime Blade Fights'ą. Ir turime UTMA. Kažkaip taip, UTMA, jo. 3 renginiai. Aš grubiai prieš vasario mėnesį postinausi kuris bus numeris 1. Kuris tavo nuomonė dabar iš šitų 3 renginių labiausiai nusisekė? Aš pasakysiu, tu sakyk savo nuomonę, aš sakysiu savo. Jo, tai jeigu taip žiūrint į tą tokį, su tokia vizija gal UTMA, liktai su vizija, aš tikiuosi, manau, gal jiem pasiseks ir jie taip toliau save ves. Nes mes Bleidą matėm vieną kartą ir kaip žmonės sako, kad jisai buvo labai geras, kaip renginys organizuotas, nekalbant kokias jie pajamas ar nepajamas gavo. Aš šito nežinau, per daug nesidomėjau, ten kažką iš nuogirdų. Jo, bet kaip pats renginys buvo suorganizuotas, tai buvo toks, kaip sakau, su raudonu kilimu pakviestos žvaigždės, jie darė tokį kitokį jau, kaip būtų kokie mamo apdovanojimai, lyg tai čia žvaigždės, tas anas, kas buvo, jiems patiko, bet mes nežinom, kas bus toliau. Mes turim sulaukti. Dabar, kas bus toliau. Žinai, kalbėti yra viena, o mes pažiūrėsim, kaip jie save ves toliau. Ar įvyks dabar Klaipėdoje Švyturio arenai. Jo, kaip ir sakėm, taip labai keistai atrodo prieš vasarą Švyturio areną. Kas liečia žmonių pritraukimas, tai labai sunkus. Klaipėda bendrai yra mirties taškas. Nu sunku, pačiam kampetim, šone. Visiems to atvažiuoti. Kažkas, praeitą kartą nekovojo ne vienas kaunietis. Vienas kaunietis Deividas Danila kovojo. Atvirai, dėl Deivido Danilo, jeigu Deividas Danilo ten kovos, kiek kauniečių važiuos tenai žiūrėti?
Nu, tai tiek jo sekėjai ir tai ne visi, nes aš nežinau, ar ten galima transliaciją 20 žmonių. Leidė, yra transliacijų pirkimas. Ne, aš jeigu neklystu, jie transliuoja per Baltijos televiziją. Jo, nu tai va vėlgi, aš galvoju, iš ko jie uždirba pinigus. Aš nežinau, kas ten yra, kokia ta visa esmė yra. Ar daryti pinigus ir į minusą eiti ir gražius renginius žmonėm daryti, ar... Dėl pirmo renginio man vaizdas tik tais toks. Tai va, apie ką kalba. Dėl pirmo renginio. Jo. Galbūt planas 3-4 renginius padaryti ir tada jau pradėt galbūt taip. Duok dieve, aš sakau, kad eitų toliau, kad būtų tas, kad nebūtų monopolijos, aš tik už tai. O UTMA, jeigu pasižiūrėjus, tai jinai jau daro, kiek jau padarė renginių, 3 ar 4 padarė. Man atrodo 3. 3, tai jau va, jau įvyko, jau 3 renginiai. Ir dabar paskutiniam renginiui buvo, vyko haliai, atrenovuotai, tai buvo pilna halė. Ir man atrodo, tai iš šitų 3 renginių, nepaisant to, kad tas buvo Žalgirio arenoje Blade Fights'as, jo. Tikrai gyvai didžiausia auditorija. Tikrai gyvai didžiausia auditorija buvo. Nes tas KOK paskutinis renginys, jis buvo gal 60% užpildytas, matęs. Aš pats buvau Jeep arenoje. Kiek buvo žmonių užpildyta? Nu, tai taip ir buvo, labai sunku pasakyti. Pirmą kartą Jeep arenoje dar buvau, žinai. Tai toks... Jinai nėra didelė ta arena. Kiek ten žmonių telpa aplamai? Ten plius minus lygiai toks pats kiekis, kiek pusė halės. Supratau. Lygiai plius apie 2000, ten 2000 su kapeikomis. Jo, tai kad kiokiai sumažėja, tai tikrai yra. Aišku, yra ištikimi tie gerbėjai, kurie eina eilę metų ir jie eis, tikriausiai taip. Bet po kol kas jie susiduria su tikrai dabar tokia didelė konkurencija. Nebėra, kad esi monopolija vienas čia savo ir gali diktuoti sąlygas. Nu, nėra taip. Viskas. Aš tai džiaugiuosi, kad taip yra. Aš nenorėčiau, kad ir išnyktų KOK. Aš norėčiau, kad būtų, nu... Ne, faktas, kad KOK atliko daug darbo, kurio nieks nevertina. Jo. Tas vienas darbas yra paimti visišką nulinį žmogų, kas liečia profesionalų sportą, ir jį šiek tiek užbildinti. Pakelt. Tai yra darbas, kuris neatsiperka, kol žmogus netampa kažkokiu vardu. O skaudžiausia būna. Perina kitur. Bet aišku, galima ir suprast žmogų, jeigu jis neturi fiksuoto kontrakto, kuriame jis gauna kažkokį mėnesinį atlyginimą. Va, to yra. Nėra jokio kontrakto, nėra pasirašyta kažkokio tokio, nes tu esi visiškai, nu, negarantuotas, traumą gauni, tu niekam nereikalingas. Viso gero, ką, viskas. Kitas, manau, tas kovinio sporto kovotojo karjera labai trumpa. Labai trumpa, jo. Aišku, sunkiasvorį ilgiau gali. Kaip ir mes žinom, sunkiasvorį ilgiau gali, bet vėlgi traumos, tas senas, čia tau ne krepšinis, kur tave pakeis, kaip sakau, kiti komandos draugai išbėgs ir žais, čia tu esi vienas, viskas. Tai esmė tame, kad, nu, mes matome Danilą kovojantį tiek UTMoj, tiek Blade. Bet kai Danilą jau labai senai išėjo iš KOK. Labai senai. Tai jo galim neskaityti žmogaus, kuris išėjo iš kažkur. Jo, jis labai senai nuo jo. Jisai kovoja tada, kada buvo tikrai labai jaunas KOK. Jo, tada Viržbickas ir Ramaška išėjo į Blade'ą. Taip, abudu buvo KOK čempionais. Taip, abudu man atrodo, šitas Ramaška Lietuvos, o tas ar gal Ramaška jau pasaulio, aš nežinau. Ramaška jau buvo, Ramaška 71 jau pasaulio buvo. Pagal jos, taip, pasaulio. Jo, pagal jos pasaulio, o ir dabar Blade tapo jisai. O Viržbickas buvo, man atrodo, Europos. O Viržbickas, man tai labai sunku, ten daug pasaulio visko yra, tas pasaulio Europos jau labai žiūrisi. Nu, esmėtame, kad jie buvo čempionai. Jo, jie buvo grinai bušidotas, kaip sakyt. Taip, jie išėjo į Blade'ą. Jo. Tada mes matome, kas išėjo į UTMėjai. Tai išėjo... Rimkenzo? Bet ar Rimkenzo galim sakyti? Ne. Prie to, kad buvo... Nu, bet vis tiek buvo jisai. Nu, buvo. Ir buvo žvaigždė. Jis jau būtent tam Bušido išeidinėdavo su savo tais jau tokiais išėjimais. Taip. Tokiais jau kaip karalius išnešamas. Ta kova prieš... Remigijų Viršylą iš tiesų iškėlė jį. Jo, būtent tada buvo pala, kur tada buvo Alytuj ar kur Kaune? Ne, Alytuj kovojo, man atrodo, su Viršyla. Ai, tuo metu buvo pandemija ir tuo metu nebuvo gyvų žiūrovų, tai nesuprasiu, kur tai vyko. Jo, tai vyko Alytuj, bet tenais, nes jokio... O ne Azijai Kaune? Ne, tikrai Alytuj, aš pats buvau tada Alytuj lyg tai vyko ir ta kova būtent iškėlė jo. Ta ten tie visi ir, kad buvo galima kažkaip ir transliacijas jau pirkti, man atrodo, tas toks ir tokios pirmos užuomazgos, tos tokios, kur prasidėjo, kas dabar vyksta, teisingai. Dabar transliacijų pardavimai. Tai UTMA vien kiek jau tų transliacijų. Dar nepaminėjom, aišku, dar vienos organizacijos, kuris su pardavimais turbūt daugiausiai padaro, ar ne? Jungle Kingas? Tikriausiai. Nu, turėčiau spėt, kad taip.
Turėčiau spėti. Turėčiau spėti, taip, faktas, kad jie peržengia ribas. Man patinka, ką jie daro, iš esmės. Man patinka, kad verslo jų modelis, bet kai kur ribos yra peržengtos. Peržengtos ribos yra. Ypatingai su Lobovu. Su Lobovu, jo. Viskas. Minedas, Maybachas, viskas ten gerai, ten jo, bet su Lobovu tai... Tai yra šiukšlė, automobilių vagis ir antivalstybininkas. Tai va, tai čia, ta prasme, tikrai jie to Lobovo turėjo nekviest. Jo, bet jie, aš manau, padarys išvadas ir sekantį kartą. Manau, kad to nedarys, tikrai jau taip turėtų. Aš manau. Bet šiaip žiūrint, jie nepabijojo nieko. Jie visiškai nežiūrėjo, kas ką apie juos sako, jie visiškai kiaurai darė ir padarė. Ir kiti pamatė, ir mes galim teisingai. Žiūrėk, aš beveik garantuotas, galbūt aš pirmą kartą šitą nuomonę pasakysiu, bet aš beveik garantuotas, kad nei Utmos, nei Bleido nebūtų čionai rinkoje, jeigu ne Jungle Kingas. Visas Lietuvos kovinio sporto pasaulis gali mane teist, visas kovinio sporto pasaulis Lietuvos gali sakyti, kaip čia. Žmonės, kurie padarė Utmą ir kurie padarė Bleidą, jie nežiūrėjo, kokie kovotojai kovoja. Jie žiūrėjo, koks susidomėjimas yra žmonių. Taip. Ir tai buvo pirmą kartą parodyti, kad gali būti sėkmingas ir žiūrimas projektas. Nežiūrim į kovas. Nežiūrim į nieką. Taip. Ir jeigu mes žiūrim pirmą Utmos renginį, kodėl aš taip sakau? Pirmas Utmos renginys, kas buvo pagrindinė vakaro kova? Tai buvo Rimkenzo su Dirkščiu, teisingai. Aš tada nebuvau šitam renginį. Dirkštys yra kieno? Dirkštys yra Jungle Kingo bendrai kūrėjas. Taip. Nes ir Rimkenzo pasirodavo Jungle King ir komentuodavo taip toliau ir panašiai. Tai jie turi tą kolaboraciją, kuri, manau, Utmai padeda. Tokio giminingumo yra teisingai. Taip. Man atrodo, paskutinėme Jungle Kinge, kur kovojo Minedas prieš Maybachą, Rimkus išėjo ir jį ten Maybachas iškvietė į kovą. Ne tai buvo? Kažkaip taip, jo ten Rimkus pasakė keletą žodžių. Tai vadinasi, visada ten toks vyksta, kaip sakyt. Tai tas yra, sakyčiau, Utmos, kodėl jinai, manau, mano akimis išsiveržė į pirmą vietą, kad jie surenka daug iš skirtingo pasaulio. Lyginant. Taip. Jokiai problema, nežinau, kol kas aš jos neišsigryninu, bet jie praranda daug. Jie prarado Narauską, prarado Poltoražinską, prarado Osvaldą Fedorovičių, prarado Leisansą, kuris tik ką čempionas ir dabar jis Utmoj už 3 savaičių kaip pavyzdys. Ta prasme, taip. Vadinasi, jie kažko nedadirba, jie neišsaugo savo kovotojų. Aš manau, yra toks momentas, kad tiesiog finansiškai, faktas finansai turi traukti kovotojus. Taip. Ir aš manau, kad Utma pritraukė jos grinai iš tos perspektyvos. Iš finansinės pusės. Iš finansinės pusės. O paimdami čempioną, kaip pavyzdys, Leisansą, statydami jį prieš Dirkštį, kuris yra numeris 1 ar numeris 2 galbūt sakamiausias kovotojas Lietuvoje, kuris 110 000. Jie tikrai šitą kovą atpirks. Ir jinai tikrai uždirbs pinigus. 100%. Tai jie viską pagalvoja apie tai. Jie ta prasme nedaro, kad jis ten kovotų, kažkas ateitų, jie daro taip, kad pritrauktų žmonės, kad pirktų transliacijas. Jie jau yra su vizija, masto. Jau jie kitaip jie dirba, aš sakyčiau, naujoviškai, taip kaip šiais laikais dirba. Taip, aišku, ten buvo tas incidentas, aš manau, kad buvo suvaidinta ta situacija, kaip tu manai, Rimkus prieš Misiūną kino teatre. 100%. Taip, manyčiau, aš taip manyčiau, negaliu, bet nes ten, kas ten buvo šone. Rimkus į kojas praeidinėja. Jo, smūgiuotojas. Rimkus į kojas praeidinėja. Aš būčiau, jeigu būtų Misiūnas praėjęs į kojas, tai aš dar suprasčiau, nes Misiūnas gal yra kažkiek ir paimtiniavęs, kažkur aš kiek atsižinau, jisai, nes pats Misiūnas yra iš nuo Šiaulių pusės, tai ten jis ir kažkiek imtiniavęs, kažką bandė ir su MMA toks. Tai jis kovoja pagal MMA, teisingai. Prieš Golubovskio sūnų. Teisingai, tai prieš Golubovskio sūnų, prieš ukrainietį kovoja. Tai jeigu būtų Misiūnas praėjęs. Kodėl mes aš visą laiką įvadinu Golubovskio sūnų, bet aš taip pat. Bet ta prasme, jis suaugęs stiprus vyras, bet mes įvadinam Golubovskio sūnus. Kaip ir Sabonio sūnus. Ant kiek tėvas buvo? Nu jo. Tai čia tas pats irgi. Bet kaip yra sunku iš tikrųjų paskui peraugti tėvą, nes, žinai, sako, dažniausiai būna, tai čia jeigu ne tėvas, tai čia iš jo nebūtų. Realiai, tau dar sunku yra tai padaryti. Tu turi įrodyti visiems, kad tu čia nesi tas Golubovskis. Jis kietas, stiprus vaikas. Dabar visiškai subrendęs, kietas, stiprus, kovoja ir, ta prasme, jo, jis tikrai ne Golubovskio sūnus, bet jau... Tarkim, apie tą patį Sabonio sūnų. Sabonio sūnus greičiausiai rezultatais peršoko Sabonio. Dabar žiūrint, ką dabar šiais metais demonstruoja, tai taip? Taip, jis bus Sabonio sūnus.
Jis visada bus Sabonio Jis sūnus. visada bus Sabonio sūnus. Nieko nepadarysi, taip ir turi tą tokiam kaip šešėlį, sakykime, gyventi. Nors Domantas Sabonis jis jau, sakykime, Aišku, Amerikos rinkoje... Amerikoje jo, ten nėra Sabonio sūnus, aš manau. Taip. Lietuvoje yra Sabonio sūnus. Taip. Tai nieko baisaus. Vienoje šalyje Sabonio sūnus, kitoje Sabonis. Alekno sūnus irgi. Alekno sūnus, bet tai to Alekno sūnus irgi. Kokius kietas. rezultatus rodo jo ten jau neįlinis, kaip sakyt, genai. Jo, šeimos genai. Plius Lietuvoje kažkaip pastojomis turim numerį 1 šitą disko metiką. Ubartas, Visada. Alekna. Jo, eilę metų čia. Eilę metų. Toks nenutrūkstamas. Gerai, grįžkim prie kovų. Ne. Taigi perbėgo iš tiesų masė kovotojų tėmėjai. Plius, ką Utma daro, kas man patinka, sakau, jie multikompleksiškai daro, ko nedaro Bleidas. Jie paima naujus jaunus kovotojus. Jie daro tus ketvirtukus, iš kurių... Iš jų žvaigždės po truputį augina. lipdo. Taip, veidus daro. Ir tai bus projektavimo žmogaus ateičiai. Taip. Kas gaunasi QOK šiuo metu, nu bent jau praeitas renginys, kas buvo didžiausia žvaigždė, aš neatsimenu kovų sąrašo. Didžiausia žvaigždė buvo, tai aišku, Vikšraitis, kuris kovojo. Gerai, Vikšraitis sutinku. Tada, sakykime, Vlasevičius. Taip. Vlasevičius. Ir vieną paminėčiau jaunąją, jų dabar gal būsimą žvaigždę iš Šalkovskį. Jis ten tapo tai grubiai, jaunimo pasaulio čempionu. gerai, apibendrinant Spartos vyrukai, Jo. Sparto klubas liko QOK. Liko kiek, bet jau Vikšraitis, taip žiūrint dabar, jau po truputį aš manau, kad jis jau į karjeros pabaigą. Man taip atrodo, nu, gal dar ne, ta prasme, nu, tai pasnekovojo tokia vos sunkesnė, aišku, priešininkas geras, bet irgi metai, šeima. O visi kiti jauni vyrukai. Visi kiti jauni vyrukai, jo. Tai iš esmės QOK dabar gaunasi dėl tų visų perbėgimų, jeigu tos organizacijos nenutrūks. Čia yra didelis. Niekada nežinosi, niekada čia yra jeigu nežinai, nes pinigai, yra labai mes žinom, jo, pinigai visada būna patraukę. Plius 30 metų biznėje. Ar kiek tai ten? Nuo 90... Nuo pat pradžios. 9-8 metų, kiek šiandien 25 25 metai biznėje. Jo. Nė vienas Europos promouteris nedirba tiek ilgai, kiek Donatas Simonaitis. Absoliučiai ne vienas. Vadinasi, jis yra kokią patirtį turi vis tiek. Ir tai yra ne veltui. Ir įdirbis. Tai yra ne veltui. Jo. Nes dauguma žmonių šitam biznį daug neatlaiko. Taip. Jis tikrai turi kažkokios kortos, kuris jis gali ištraukti ir pabandyti rebuildinti savo promotioną kažkokiu vienu ar kitu būdu. Vienas būdas, kas be ko, krauti jaunus kovotojus, bandyti juos auginti. Bet tai trunka laiko. Trunka laiko, jo. Tai trunka laiko, jo. Chicago Bullsai nuo 98 metų bando naujus. Iki pačiol nieko nesigavo. Nieko, jo. Taip ir likusi. Nors ir buvo šešis kartus NBA čempionai. Jo. Kitas būdas - perpirkti, grąžinti kovotus atgal. Kas yra įmanoma? Įmanoma, čia yra tik pinigai. Aš Čia yra manau, tik pinigai. Jo, nes kai sako, aš nepaperkamas, jo, nepaperkamas, sakau, jo sumokėtų kaip pavyzdys ten 10 000, sakau, ir Jungle King'e tu mielai kalėsi, kaip pavyzdys. Čia mes vėlgi čia gali sakyti, ne, bet palauk, pasiūlytų tau dabar šitą sumą ir mes pažiūrėtumėm. Nes jeigu koks Jungle King'as pradeda orientuotis ir į tuos daugiau profesionalumą teisingai, su savo to vardu, ką dabar jie pasikėlė, tai ir pinigų pasiūlo. Nu tai va. Jo, tai vienas tų būdų, kad jie irgi taptų konkurencingi šitoje rinkoje. Taptų jo ir visų pirma, jie turi pasikėlę savo šitą vardą, jau žino, jaunimas, sekėjų, viską. Ir infrastruktūra pati dirbta pardavimų visur ir taip toliau. Taip, tai va. Tai va, bet faktas, kad Utma pirmoje vietoje dėl to, kad jie multikompleksiškai surenka visumą. Šiai dienai jie pirmoje vietoje. Kitas momentas labai svarbus. Ko matau, kad vat, su Bleidu lyginant, ką Bleidas atvirkščiai nedaro. Bleidas Utma. Bleidas didelėje arenoje. Iš karto. Žalgirio. Iš karto. Pirmas turnyras. Kiek buvo lietuvių kovotojų? Lietuvių kovotojų tai buvo 3, man atrodo, jo. Vienas kaunietis, Kaune kaunietis. Ir 2 ukmergiškiai. Taip. Ukmergiai būtų labiau apsimokėję daryti teisingai. Jeigu taip, žiūrint iš tos ateinamumo prasmės žmonių. Ir pripažinkim, Davidas Danilo, nu, jis geras kovotojas. Labai taip, geras. 100% geras kovotojas, bet ar jisai traukia žmonės kur nors arti Rimkaus? Ne, tai be šansų, aišku, tai čia vėl kitas. Žinoma, jie bando išlaužti tą kokybės salės standartą, kaip jie sako, aukštą ir taip toliau. Klausimas, kam tai rūpi? Didelis klausimas. O vietiniai publikai rūpi vietiniai kovotojai. Vietinės žvaigždės ir vietinės, kaip reiškia, Kaune reikia kauniečių kovotojų. Taip. Ir šitoj vietoj Utma sužaidė idealiausiai. Idealiausiai. Jie turi Titaną, jie turi Rimkų, taip. jie turi
Danylą tą patį. Taip. Ir turi jaunus kauniečius. Ir dar jie paima metą kokią kortą, bam, Dirkstys atsiverčia toj kortai. Ir Dirkstys, tada kuris iš viso atidaro... Internetą atidaro dar. Atidaro dar antrą halę, ten iš viso visą atidaro ir žmonių pilna. Ir ta prasme, jie dar tokie sužaidžia būna į patį galą, tu kartais nežinai, kas tai bus. Klaustukas, kuris tave vis tiek tokia intriga kelia. Tu ir pats galvoji, blemba, noriu nueiti aš tenais. Ta prasme, įdomu, kas ten bus. Tokia intriga jie padaro, ar ne? Bet aš kaip tu ir sakei, nu, tai kas liečia Simanaitį, aš manau, kad jis irgi masto, jis ties to dirba, jis irgi... Žiūrėk, Donatas lyginant šitoje vietoje su Bleidu lyginant, bent jau naudoja vietinius kovotojus, kas yra protingiau, ir jis pritraukia to lygio auditoriją. Aš manau, jo auditorija buvo be panašiai Bleido ir Kiokiai paskutinio renginio. Kažkas panašaus turėjo būti pagal vaizdą. Pagal vaizdą, tai dar turbūt, kas nupirkė, jeigu perkamumo prasme, tai buvo tikrai pas Simanaitį daugiau. Tikrai daugiau, taip, faktas, kad daugiau buvo. Nes ką padarė Bleidas, jie tiesiog pakvietė kvietimų, tik ten 500 gal kokį padarė. Taip, nu mes apie tos kvietimus visi girdėjom. Jo, aišku, gražu buvo viskas, žvaigždės, visa kita. Atrodė iš šono labai gražiai, tikrai, renginys gražiai atrodė. Nors nebuvau viduj. Ir žiūrėk, Donatas tas pats, jis Kiokiai turnyre naudojo daug vilniečių. Buvo tie Spartos vyrukai, buvo, man atrodo, Rinkso vyrukai, taip. Rinkso, kas dabar iš Rinkso buvo, dabar galvoju. Taigi Vitoldas pralaimėjo. Vitoldas kovojo. Ir Erikas kovojo. Ar ne Erikas nekovojo? Erikas nekovojo, Erikas KSV kovojo. Erikas KSV kovojo. Jo, Erikas KSV kovojo. Pasiūlymas buvo, taip. Nu, bet nesmė, tai vietiniai vyrukai, kurie atnešė bilietų pardavimus. Tikrai, sutraukė žmonių. Tai prasme, ir to vis tiek Džip arenui buvo ten žmonių. Kaip bebūtų, aš atėjau, tai ten tų žmonių buvo. Taip. Nebuvo pustuštė salė, ne, buvo normaliai, vis tiek buvo, jautėsi ta visa tokia, kaip sakyt. Plius ten pardavimai dar, tai vis tiek kažkaip. Kas liečia Bleidą, dėja, bet dabar mes pasakėm 3 lietuvius, pasakyk man vardą pavardę vieno užsieniečių, kuris kovoja. Nei vieno, aš tau taip sąžininkai prisipažinsiu, nei vieno nežinau. Brazilas kažkoks 41 metų, kuris... Gerai, tu gali pasakyti šalį, iš kurios jisai. Tai Brazilija, Tailandas buvo, vat, ką atsimenu, bet kovotojų aš realiai nežinau, tik paskui tyčia paskaičiau, vis tiek kaip čia iš to pačio esu, tai paskaičiau, kad ten vieno kovojo visi kažkada turėjęs ir kem 1 metų žmogui jau visai realiai nuėjęs yra teisingai. Ne, tai faktas, kad su, nu, kad ir didesniu lietuvišku biudžetu tu nepritrauksi top 20 kovotojų. Ne. Be šansų. Plius sutartis, jokia Europos organizacija nepritrauks top 20 kovotojų pasaulyje. Ne. Net Europos top 20 šiais laikais pritraukti yra labai sunku, kai šonė mes turim tokius gigantus kaip KSV ir Oktagoną. Ir ką aš dar pažiūrėjau, kaip tik prieš Bleidą KSV, visose kovose buvo po Lenką. Vienoje kovoje tik nebuvo Lenkų, visai buvo užsieniečiai. Daugiau tada Lenkas, užsienietis. Ir ten parduos bilietus. Tai faktas, tai aš taip ir galvoju, aš tada nežinau, aš jų vizijos tada nesuprantu, bet gal mes kažko nežinom. Žiūrėk, labai paprastai pasakysiu, buvo renginys Oktagono, kuris, realiai Oktagoną pastatė ant žemėlapio šitam pasauliu. Tai jie, Čekoslovakija, žinom, kad tai buvo viena šalis, dabar tai yra Čekija ir Slovakija. Taip? Ir jie iš Slovakijos paėmė Atila Veich ir iš Čekijos paėmė Karlosą Vemolą. Galbūt aš nesumaišiau nieko. Tai 2 didžiausios žvaigždės, skaitykim, iš kažkada būsios vienos šalies su praktiškai viena kalba. Jo. Kiek bilietų jie pardavė spek? 20 000. 20 000? Spek per kiek laiko? Nuspėsiu per 2 dienas gal. 2 savaitės. 2 savaitės, nu čia per baisiai pasakiau. Bet vis tiek, ta prasme, tai tas renginys jau buvo turbūt pradedamas jau reklamuoti iš seniau ir per 2 savaitės viską. Nebuvo pradedamas reklamuoti. Jie turėjo renginį Slovakijoje, tenai jos abudu sustatė į narvą, paleido bilietus į pardavimą, 2 savaitės bilietų nėra. Tai va, viskas. Ką Lietuvoje padaryti, kad taip sutrauktų žmonės? Aš asmeniškai nežinau. Tai prasme, žinočiau, kad tai manoma greičiausia kreipčiausi pas investuotoją, kokį ir padarytume tai. Jo. Bet esminis faktorius, kad tai yra 2 vietiniai kovotojai su dideliu statusu. Taip, pasauliniu statusu. Blade Fightsas, skaitėjome Romualdo Klimavičiaus interviu paskutinį. Dabar galvoju. Ir Sportas LT išspausino ir tai buvo interviu, kuris, paruoštas, atsiųstas Sportas LT, nes matas. Primink, ta prasme, aš dabar galvoju, kad nepasakyčiau nesąmonės. Ten atrodė, tekstas labai paprastai. Ringas dėl to, kad mes norim būti kaip Japonijoje. Klaida. Didžiulė. Raudonas. Pasilikę prie to seno formato, kuris ir numirė, kaip matom, Japonijoje, kas ėjo su japonais.
Tai tas ir tikrai, nu, nieko gero nesigavo. Taip. Kas ėjo pagal tą vakarietišką variantą. Kažkas dar. UFC, teisingai. Automatiškai. Būtent. Automatiškai kitaip viskas. Jo, tai dabar aš ir galvoju, žinai, kas yra, jis galvoja, kad pagal tą seną čia yra jo turbūt tas likęs tokia kaip, nežinau, jisai tiesiog tokia istorija jam, žinai, bet taigi dabar jaunimas visai nei tai žiūri, jie tos Japonijos pusę net nežiūri, jie žiūri, Niekas net nežino apie Japonijos jie visi žino UFC, teisingai? Viskas. Viskas, UFC, jie ten netgi, nu, ten ir kitas organizacijas mažai kas ką žino. Tai aišku, UFC yra 95% pasaulio kovinio sporto. Visiškai taip, jo. Tai va. UFC Bent jau 95% pinigų pasaulio kovinio sporto. Jo, visiškai. Tas pats boksas su UFC, juk jie, pažiūrėk, irgi Jau kova vyksta. WWE pasiėmė. Teisingai. Nu, Endeavoras pasiėmė. Taip, nu, bet vis tiek ta prasme dabar, kas vyksta, netgi kartais atrodo, kas susapnavai prabudęs, bet tai vyksta realybė. Tai apie tai, kad ringas dėl to, kad tai Japonija. Jo, ir MMA kovos ringe. Gerai, nepradėkim. Kitas momentas. Mes norime turėti aukščiausio lygio kovos, nesvarbu, kad netgi lietuvių jose nebus. Jo, bet tai aš pats neičiau žiūrėti, būdamas to... Tu kaunietis. Jo. Tu užsiimi koviniu sportu. Taip, ir aš... Nu, tu ėjai į renginį? Nenuėjau, važiavau pas tėvus, pirty sėdėjau. Aš apie tą patį. Jo. Aš turėjau pakvietimus į tą renginį. Ir nenuėjai? Nenuvažiavau, man, aišku, aš remontavausi salę, man reikėjo... 100 km dar čia kūras. Jo, man reikėjo, man atrodo, plytelės kliuoti tą dieną, bet nesmė. Jeigu tai būtų kažkas tokio, tu važiuotum. Tu su traukiniu važiuotum. Aš pasakysiu, dėl ko aš važiuočiau. Vat konkrečiai dėl ko aš važiuočiau. Jo. Bet jeigu tai būtų MMA turnyras, nu, galbūt kažkam tai padės. Nežinau, ar tai padės Ultimai, ar tai KOK padės, ar tai Bleidui. Jeigu kažkas bent... Numesi mintį. Numesi mintį, ko aš noriu. Kovinio sporto fanas, ko aš noriu. Taip. Krilavičius, Raimondas prieš Žygimantą Ramašką 70 kg svorio kategorijoje. Jo, šitas norėčiau, bet kaip dabar ir Krilavičius, dabar žiūrėjau istoriją, kaip tik va dabar va. Tai jisai ką ir pasakė, kad nesen apie tą Lenką paminėjo, ar norėtum tos revanšinės kovos, sako 77 taip, bet ne 70. Bet yra kelių 74 kg. Jo, galima turėti tokį tarpinį variantą. Taip, 74 kg. Šitos kovos aš ir norėčiau, čia būtų profesionali gera kova. Čia būtų labai gera kova. Labai gera. Taip, ne aš labai norėčiau ten, bet šito. tikra kova būtų. Ir tikrai mielų norų eičiau žiūrėti šitą. Taip. Tada kaunietis vyrukas iš Fighter House'o Kondratavičius, Martynas Mantas. Mantas Kondratavičius. Jo. Erikas Golubovskis. Jo, įdomu. Šitą nebuvau pagalvojęs. Šitas įdomus variantas. Taip, va iš karto jau traukia. Taip. Jo. Vat būtų dvi šitos kovos, sakyčiau, plytelės palauks. Plytelės palauks. Apšildomosios, viskas gerai. Šiauliai palauks. Važiuojam žiūrėti šitų kovų. Taip, jo, palauks, kitas vairį nuvažiuosiu. Davidas Danila, Martynas Danius. O, superinė kova. Martynas Danius, Pultaražinskas. Visiškai taip. Ir apie šitą kovą Marasiu irgi buvo pagalvota. Jeigu neklystu. Taip, ką mes dar turim? Narauskas prieš, pavyzdžiui, Naurį Lukošiūną. Nauris mažesnis, man atrodo. Žinok, jie nemažesnis. Dabar toks irgi. Manau, kickbokso MMA taisyklės. Kickbokso turbūt. Bet čia, matai, jeigu tu nori MMA visus matyti, taip? Nu, MMA yra MMA. Jo, tai čia tada yra brolis. One FC taisyklės. Kaip Rotangas. Kaip vienas raundas MMA, kitas Muay Thai. Pagal Muay Thai arba kickboksas. Nu, tarsi, kaip neišeina jo. Šitas jo. Taip, įdomus. Bet būtų galima tokią koiną sukombinuoti, ar ne? Jeigu galima daryti kovo Minedą prieš Maybachą, galima viskas. Tai va, čia įdomi tokia būtų. Taip. Žiūrim toliau. Mes tikrai turim kažko čia Lietuvoje. Yra vienas jaunas vyrukas iš ne Šiaulių, bet... Iš Klaipėdos, apie Klaipėdą? Ne, kažkur tarp Šiaulių ir Klaipėdos. Apie 67 kg. Žinau, apie ką, apie Levickį. Levickį. Kiek jis sveria? Jis ir sveria turbūt ten šiam 3 ar šiam 7 kovoja. Man atrodo, šiam 7 aš nekovoju, mačiau. Gali būt, ar ne šiam 3. Šiam 7, jo. Šiam 7. Jis tam ketvirtukė kovojo. Tai su tuo klaipėdiečiu turėtų... Prieš Osvaldą Fedorovičių. Įdomi kova, jo. Ir šitas klaipėdietis geras, įdomus irgi, kur laimėjo ketvirtuką Utmoj. Ir dabar nekovoja. Suspyriu iš apsisukimo. Vieną iš to apsisukimo ten kokį turbūt 15 kartų suko. Bet jis ir turi charizmą. Netgi Remygos akys yra toks labai įdomus. Jis tokį turi, žinai, su publika bendrauja. Jisai toks ne tik, kad kovoja, jis jau su publika bendrauja. Jau jisai mėgstamas. Jisai toksai... Tai vat juos, va šitie du vyrukai iš tiesų, va tokie pasiniu metu
sakykime, iš to mėgėjų lygio šoko į tokių pradedančiųjų pro. Jo. Vieną prieš Pulturažinską sustatytas, kitas sustatyti prieš Martyną. Martynas Danius prieš Levickį. Miksuot galima čia. Martynas Danius prieš Levickį. Visiškai taip. Nuostabi kova, taip. Ir čia miksuot galima ne vieną kovą iš to. Aš manau, kad ir bus kažkas. Aš manau, kad Utma tikrai ties tuo klausimu dirba. Kita aš savo galvoju kovą pagalvoju. Tai būtų revanšas. Iš tiesų jie jau kovojo trupusį. Kas tokie kovojo? Žiūrėk. Vitoldo Jagėlą nokautavo šitas Leisensas. Jo. Bet ir tiek Vitoldas, tiek Osvaldas yra laimėję prieš Leisensą anksčiau. Yra laimėję? Abudu yra laimėję. Ir atsimenu, kad buvo, man atrodo, kova labai sunki Osvaldui tuo metu, bet jis pasmaugė, jeigu aš neklystu, 3 raunde ar 2 raunde. Jo. Koks storyline'as gaunasi. Tu laimėjai prieš mano komandos narį. Taip. Aš per tą laiką užaugau, bet kova buvo sunki, bet aš ją laimėjau. Revanšas, atsikeršim už savo komandą. Iškeltą kovą galima su to, kaip sakai, su to visų priešistorę padaryti. Taip, labai įdomi kova. Įdomi. Taip. Tai va, tai jau mes jau dabar, kiek tu paminėjai, kiek galima sustatyti dėl to, dėl ko tu eitum į tą turnyrą. Ne bet kaip. Tai va, būtent ko reikia to miesto veidų. Veržbickas prieš Raimondą Krilavičių. 77 kg. Įdomi kova, tikrai įdomi kova. Važiuočiau tikrai geriau negu prieš... Prieš ką kovojo Veržbickas? Prieš kažką neblogo kovojo, sunki kova buvo. Tenais, kur dabar va Bleidė buvo? Prieš kokios šalies buvo? Aš tos kovos nemačiau, žinau, kažkur buvo... Turbūt pirtį sėdėjau. Bet tikrai mes mieliau žiūrėtume prieš Krilavičių. Tikrai prieš Krilavičių būtų įdomu, nes žinom kaip Veržbickas toks visas, toks, žinai, be žodžių jo, dzen. Ir Krilavičius toks visas, žinai, ta prasme, jis jau karštas ir ta kova. Va įdomu, va šitą kovą aš gal netgi išrinkčiau iš tų visų kovų, kad norėčiau ką labiausiai pamatyti. Tai ten, aišku, jau jie su Jagėla nekovosin ir taip, aišku, bet Krilavičius prieš Veržbicką, va čia būtų įdomu. Būtų tikrai įdomu. Ir tai yra tikrai įdomiau negu matyti kažkokį užsienietį prieš kažkokį užsienietį Lietuvoje. Visiškai. Kitas momentas, aš nežinau, ar ar, tarkim, Brazilijos rinkoje, taip, buvo Brazilų nemažai, man atrodo, Bleidė. Ar Brazilijos rinka pirks transliacijas? Ne, tai mes žinom, ką Brazilai turi. Brazilai turi UFC, Brazilai turi Jungle... Jie turi Jungle Fight ir nemaišykim šitai su Jungle Kingu. Jo. Tai yra didžiausias vietinis... Čia jų Jungle Fight, jo. Jo, kaip jo. Išmail vyrukas, toksai plikas, seniau Gracie Killeriu vadino, nes jisai Royce Gracie yra pasmaugęs jiu-jitsu varžybas ir jis tokius interviu labai plikas, toks su veidu nesimatęs. Tai yra vienas charizmatiškiausias. Gal dabar žinau, apie ką tu kalbi. My friends invite me to party, but I cannot party. I have to train. Bandau prisiminti kažką, galvoju apie tą patį, bet va, vėl žiūrint, tai jie turi didžiulę savo rinką. Tai dabar jie tikrai nežiūrės, nepirks nieko, kur ten jau žmogus nuėjęs, realiai 41 metų, vieną kovo UFC ir kažkur ten, aišku, daug atkovojęs, geras kovotojas, bet realiai nebeįdomu. Jau nebeįdomu. Taip. Tai iš esmės, jeigu Blade Fightsui pasiūlymą mes turėtume, suformuokim pasiūlymą jiem, konkrečiai, aš beveik įsitikinęs, kad kažkas iš jų pažiūrės, ar kažkas perduos jiems tą, ką mes diskutuojam šiandien. Turnyras Klaipėdoj, gegužė. Jo. Jeigu jūs nepaėmėt Martyno Daniaus, visiškai taip. Jūs sufeilinat. Visiškai taip. Tai yra labai geras kovotojas, turintis sekamumą Klaipėdoj, žinomas Klaipėdoj, su pasiekimais, vienas geriausių kickboksininkų Lietuvoje. Jeigu ne geriausias savo svorio kategorijoje, tai yra diskutuotinas objektas. Jūs turite duoti jam kovą ir jeigu jūs norite, kad tai būtų dar žinomiau, jūs turite duoti lietuvį varžovą. Taip. Tai čia lietuvį, būtų... Ne užsienietį varžovą, ne tailandietį. Kaip pavyzdys Danilas, sakyčiau. Būtų jiems... Bet Danila, kiek žinau, negalės kovoti. Negalės, ar ne? Aš jeigu kažkas man vieną ausį pakuždėjo, kad Danilas šiuo metu traumuotas kažkiek yra. Truputį su jo šnekėjau Utmoj, taip kažką persimetėmis ir kažko neminėjo labai, bet jis sakė, kad dabar toks susitelkęs labiau gal į šeimą, dabar jau mačiau treniruoja, ten asmeninės treniruotės. Bet man labai kas įdomu, Dirkstys lyg tai Tailandą išvažiuoja, ar ne? O gali būti toks variantas, kad jis kokį nors slaptą pasiūlymą gavęs iš Bleido ir dabar ruošis, pavyzdžiui, kickbokso kovai, yra toks variantas. Aš taip kažkaip tiesiog pats mintyse buvau pagalvojęs. Tai būtų protingiausias dalykas. Tai būtų absoliučiai protingiausias dalykas, ką Blade Fightas galėtų padaryti. Aš tą patį galvoju, jo. Tai prasme, dabar Dirkstys išvažiavo. Ar išvažiavo, ar išvažiuos dabar? Nes yra du kovotojai Klaipėdoj. Apart Martyno Daniaus, kas pritrauktų, tai Sergejus Maslobavas, kas buvo, ir Dominikas Dirkstys. Taip.
Sergejus Maslobojevas yra buvęs pasaulio Glory čempionas, kuris potencialiai kovos dėl Glory diržo vėl sekantį kartą. Tai čia jau Jis yra atmetam. Jis neįperkamas yra. Atmetam jis per šitą. daug brangus šitoje vietoje. Atmetam iš karto šitą Taip. variantą. Ir... Tai Martynas Danius, Dirkstys pardavimo atžvilgiais. Taip. Padarytų greičiausiai didžiausias pardavimas šiuo metu Klaipėdoje. Taip. Visiškai sutinku ir aš tos pačios nuomonės. Nu, tai realiai daugiau kažko tai ir net nereikėtų, kad kažką dar ten labai daug ieškot. Daugiau kitos kovos būtų irgi, bet kad būtų irgi lietuvių kažkokių tai. Nu, galite ir tą užsienietį, jeigu labai norite užsienietis prieš užsienietį, nu padarykit, viskas gerai. Bet čia turi būti šitie du veidai, kurie pagrindinėse kovose. Taip, ir pačiose pagrindinėse. Taip, ir jau ta arena nėra maža. Ta arena yra didelė. Ir aš manau, kad jie paimtų ir beveik visą areną pritrauktų. Plius pardavimai. Transliacijų. Paskutinis didelis renginys, kuris buvo Klaipėdoje, tu kovojame. Klaipėdoje aš kovojau kažkada, Kai Valavičius kovojo prieš Goldenko. Ne, aš tada rankas tipau, turėjau traumą. Sigitas Gaižauskas kovojo tada. Sigitas Gaižauskas. Žinatlis Remigijus paskutinio kovo turėjo. Žinatlis Remigijus, Valavičius Pasnekovo Lietuvoje kovojo, Liukaitis kovojo. Sakalauskas ne. Sakalauskas jau gal net buvo ir baigęs karjerą. Knyzelis, kažin ar kovojo, gal ir kovojo. Mantidas Švėkto kovojo. Kai dabar atsimenu, aš ten rankas tipau tą kartą, kad visos buvo rankos nuėjusios pirštai. O aš nekovojau, nes trauma. Kojos pirštas buvo lūžęs. Ir atsimink, arena nebuvo pilna. Nebuvo visiškai pilna. Jo, o kokios buvo, kokie veidai buvo. Remigijus. Tai čia ta prasme, wow. Bet Klaipėdoj ir dabar įdomu, koks ten momentas, koks ten mėnuo buvo vasara, kažkas tokio pavasario pabaiga. Net kaip stysiu. Bet vis tiek nepritraukė. Ne. Pavyzdžiui, vien Remigos veidas jau čia turėtų būti, čia turėtų suvažiuoti jau. Klaipėdoj. Nu, vėlgi tas klausimas, tas momentas, kad ir paimsim žinomiausią Kauno kovotoją ir mes jį perkelsim į Klaipėdą, kiek žmonių užves mašinas. Ne, automatiškai, tas pats, nežinau, tai aš dabar Dirkstysiu pritraukė pagal tą kitą variantą, tiesiog jis jau, žinai, kaip. Jis ir klaipėdiečių jaunimo pritraukė, kadangi jis pats klaipėdietis, bet ir iš aplinkui pritraukė. Jis iš aplinkui, kas jį seka, tai mes, jeigu ten jis turi 110 000 sekėjų. Jo, bet Blidas nedirbant pardavimo, ar ne? Jisai transliacija per Baltijos televiziją, vadinasi, vėlgi klaida jau yra. Tai yra, mano nuomonė, didžiulė klaida. Galbūt aš kažko nesuprantu. Gal mes nesuprantam, sakau, mes gal kažko nežinom, tai čia palaukim, gal laikas parodys. Galbūt ten, aš žinau, kad vyrukas labai kietas pas juos prodiuseris yra, aš tą visą laiką girdžiu. Žinau irgi. Tomas Skamaročius. Taip. Ir galbūt jis turi kažkokių susitarimų su tarptautiniam televizijom, kur nors įkiša produktą. Šitą buvau iš vieno žmogaus girdėjęs, nes ten, ta prasme, tai jis kažką tai minėjo maždaug apie tai, kad liktai kažkas su šituo susiję, nes realiai sveikų protų pagalvojusi, kam tada tenais daryti, tarsi tai yra minusas, tai vadinasi kažkas, ką tu čia pasakėjai, nes kažkur buvau tokia nuogirda girdėjęs iš artimo tokio šaltinio, sakykim. Bet vėl, transliacijos, tarptautinį rinką, padarykit jūs 10 kovų, iš jų, kiškit 4 žinomus kovotojus, padarykite lietuvių tarpusavio kovą, parduokit 6 kovas į tarptautinę rinką, padarykit, duokit žmonėm to, ko nori žmonės. Taip, tai gal jie dabar tai ir padarys, pažiūrės, gal taip jau dabar strateguoja, aš nežinau, sakau, čia vėl kaip, sunku pasakyti, bet pakol kas taip aš nežinau. Taip atrodo, kad jie vis tiek tą patį formatą darys pirmo savo renginio. Bet galbūt, sakau, ką čia ir kalbam, gal koks Dirkstys kovos, gali būti. Dabar į Tailandą išvažinėja, liktai pagal story žiūrėjau, tai prasme, tai tokia mintis iškart kilo, koja atsigavo, jau gali smūgiuoti pilnu tempu, viską daryti, tai vadinasi, jis Tailandė sakė, arsiu, ten jau sportuosiu, tai vadinasi, dar laiko yra. Kas? Klaipėda. Taip. Dominikas Dirkstys. Martynas Jasiūnas Muay Thai taisyklės. 4 raundai po 3 minutės. Įdomi kova. Įdomi. Su Jasiūno čia būtų tikrai įdomi kova. That's money fight. Jo, nes žinau, kad Jasiūnas dabar tikrai stipriai sportuoja, ta prasme, visą kitą, tai čia buvo... Svoris tas pats. Svoris, Martynas yra lengvesnis, žinok. Lengvesnis, bet ta prasme, tai Dirkstys mesto, aišku, iki 81. Dabar, kada kovojo... O prieš Leisensą kiek buvo? 8-1 buvo. 8-1 buvo jo, o Jasiūnas, žinok, dabar yra už 7-5 kovojo Lietuvos čempionate Muay Thai, tai ta prasme, nebent biškių uždėtų. Ir tas, kažkaip, tarpe. Tai tarpe tikrai gali sutarti, tikrai, čia nemanau, kad problema. Ir faktas tiek vienam, tiek kitam kovotojui iš to kovo būtų tokia, žiūrėk,
aišku, tarp mažo burelio kovotojų fanų daug kas nupaišo Dirkstį. Aš skaičiau neteisingai, kad jis renkasi silpnesnius varžovus. Gal dalis ir tiesos tame Pradžioj ten buvo ten tų tokių bairių, bet čia jis buvo apgalvojęs. Tai. Bet viskas tai, jeigu tu turi, žiūrėk, jeigu turi lengvą kovą, bet gerą uždavį, rinkis lengvą kovą ir gerą uždavį. Ir be traumų. Ir be traumų. Ir be traumų, taip. Ar jis nugalėjo Rimkų? Nugalėjo vienareikšmiškai. Taip. Ar jisai laimėjo prieš Leisensą, kuris buvo kiek čempionas, laimėjo prieš Leisensą? Nesvarbu, kokiam taisyklėm? Ne, viskas čia yra, čia kova yra, čia tu sutikai kovot pagal ką kovoji ir viskas. Man jis dabar stiprėja priešininkai aplamai, jis dabar vėl kitą formatą jau darosi. Ir jisai su metais pats stiprėja. Taip, jis dabar aplamai ką stebiutis ir skaityk ir tą. Bet kova prieš Martyną Jasiūną, jį realiai užvestų ant to tokio, jeigu jis laimėtų prieš Martyną Jasiūną, užvestų tokį elito grandį Lietuvoje. Jo. Ir čia tiek, jeigu Martynas Jasiūnas laimėtų irgi, tai vėlgi. O Martynui Jasiūnui? Jo. Tu esi, sakykime atvirai, bet grubiai, esi labai mažai žinomas. Taip, geras. Super talentingas, geras kovotojas. Super talentingas, geras kovotojas, bet mažai žinomas tikrai. Mažai žinomas. Tai čia būtų tikrai ta kova. Ir jam tai būtų kosmosas. Kosmosas, jo. Ir to vertas jau būtų, galbūt jau tiek jau tikrai atkovojęs ir atidavęs sportui, tai šitą kovą taip. Ir Blade Fightsas, pagal tai, ką aš girdėjau iš kalbų, ką jam moko kovotojam, gali šitą dalyką suorganizuoti. Galėtų. Ar tai Klaipėdoj būtų vienas geresnių variantų, ką galima padaryti? Aš manau taip. Aš manau, bet galbūt vienas geresnių. Aha. Jeigu Dirkščių tikrai va šitas, va tas toks su Dirkščių tikrai vienas geresnių, nes nuo kitų variantų tai Krilavičius, Dirkstys, jau mes apie tai net nebediskutuokim. Net nebediskutuokim. Čia yra jo visiškai baigtas. Skirtingos disciplinos jo, ten, ta prasme, viskas. Įdomu buvo paklausyti man tos istorijos, jų ten pažiūrėti. Man buvo įdomu pačiam, netgi aš ten pasižiūrėdavau tikrai. Bet jau čia yra padėtas taškas. Jie skirtingais keliais, vienas ten, kitas ten, jie turi savo, kaip sakyt, kelius. Nu, Martynas Danius prieš Danilą Kazbeko. Bet čia kovinio sporto faną. Bet čia kovinio, profesionali kova, gera kova ir jo. Tokio jo, bet tas kertinis akmuo tai Dirkstys vis tiek turi traukiamasis Kazbeko, nes Danius Klaipėdoje žinomas, bet jisai vėlgi nėra taip žinomas, kad būtų wow ten. Ne. Nu, ta prasme, nestatykim jo į vieną kategoriją su Dirkščiu. Aplamai, ta kategorija, kurioje yra Dirkstys žinomumu, mes, nu, sorry, bet mes galim pašyti keli žmonės. Ten Rimkenzo, kaip pavyzdys. Rimkus, Dirkstys, Maslobojevas, Kazbeko, Stanionis, Kavaliauskas. Aš vėlgi, jeigu kas nors čia dabar pradės komentuoti, kad jie skirtingo lygio kovotojai, taip jie yra skirtingo lygio kovotojai. Ten yra pasaulinio lygio elito topas kaip kovotojai, o šitie yra tiesiog žinomi. Jie žinomi. Ir jie yra gerokai geriau negu vidutinio lygio kovotojai. Apie Rimkų kol kas nekalbu. Nes paskutiniu metu jis atrodo prastokai. Prastokai atrodo. Rimkų. Ir tai sakau ne dėl to, kad kažką jam netinka, bet jam reikėtų susiimti. Jam susiimti reikėtų, žinai, kas jam netinka. Joko, aš ką dabar pastebėjau, jis yra priaugęs svorio, sakykime, sunkesnis. Ir jisai kovoja taip, kaip lengvasvoris kovodavo. Ten nuleistas rankos, jis nebėra toks greitas, kaip būdavo, kaip jis pagal tą taktiką kovodavo, kai buvo lengvesnis. Ta taktika veikia. Dabar neveikia. Jisai netgi nuo Misiūno praslidinėjo tos tokius švarius smūgius. Rankos nuleisos, bam, smūgis yra. Žiūriu, vėl smūgis tiesiog, nes jis prasleido per daug tų tiesioginių gerų smūgių. Ir jau labiau, man atrodo, Rimkus tiesiog atrodė geriau, kai jis buvo lengvasvoris. Visiškai taip. Ir kažkur net komentarą tokį mačiau, kad kai buvo lengvasvoris, jis ir dirbo daug geriau ir tada ta jo visa taktika veikia. Atsimink tos laikus, kada buvo tas Meikro konfliktas, jokio ten konfliktų nebuvo, bet tas buvo visas hypinimas jo kovos prieš Mantą Patoružinską, kuri niekad ir nevyko. Jo, tada tikrai būtų įdomu. Bet tu atsimeni, tuo metu buvo įdomu. Įdomu, nes tai buvo, ne, tai buvo labai įdomu. Toksai, kaip sakau, aišku, aš kadangi iš to pačio klubo, tai aš tikrai tikėjau, kad Matas laimės ir čia kitų variantų nėra, bet labai įdomu ir tuo metu tikrai buvo intriga. Dabar tos intrigos jau nebūtų. Ta prasme, nu, sutikim. Nes visai aišku, svoriai skirtingi, čia net nėra ką kalbėti, bet tiesiog Rimkus šitom svoriai yra paprastėjęs. Kažką reitų keist, kažkokią taktiką keist, kažkaip kitaip pradėti dirbti. Ne, aš bet kuriuo atveju aš linkiu, kad jisai susitvarkytų šitas bėdas, nes tokio žmogaus kaip jis mums reikia. Reikia, kad taip, kad pritrauktų. Nes jeigu, vėlgi aš sakau, jeigu ne tokie žmonės kaip Rimkus ir Dirkstys nebūtų Utmos, tai reiškia, kad mes nebūtume matę ketvirto, mes nebūtume matę nieko. Taip, čia turi būti tie, kurie dirba su
šiuolaikiniai žmonės, kurie dirba, kaip sakau, su Instagramu, kur pritraukia žmonės, kad sektų juos ir jie automatiškai pritraukia tai, kas dabar vyksta. Turi būti žinomumas. Žinai, kaip būdavo anksčiau, būdavo kovoji, pasislėpęs palapais, čia niekam nereikia būti žinomu, tai būdavo taip anksčiau, lyg tai toks, kaip tas, nenoriu sakyti, kaip Fiodo Melianio, kažkoks toks, žinai, dabar niekam tu neįdomus tai būtum, kaip pavyzdys. Nu tikrai neįdomus, turi būti kažkokia asmenybė, ne tik kaip kovotojas, bet dar turi būti toksai, kuris ir interviu mokėt pakalbėti. Ir toks, nu įdomus, kad tave žiūrėtų. Pavyzdžiui, ko Veržbickui trūksta teisingai. Kovotojas geras baisiai, bet kaip ir įdomu irgi toksai, bet ta prasme jau jisai nepritraukia. Tikrai kokiam Instagram'e turbūt jo sekėjų daug nėra. Jis turi Instagramą. Ar jis turi Instagramą? Aš manau, kad ne. Jo, tai va. Tai ne tik geras turi būti ir... Jo, o kalbant apie Žygimantą Armašką, pradėjo dirbti su Instagramu ir aš labai džiaugiuosi to. Pradėjo viskas. Super, labai gerai. Jam tikrai senai to reikėjo. Jis tą ir suprato, aš manau, tai žiūri, kaip dabar šitos tendencijos eina į priekį. Jeigu tu nedirbsi su Instagramu, tai tu, nu ką, taip ir liksi tenais kažkur tai kovodamas iki 1000 eurų, nes ta prasme, nu kaip pavyzdys. Tu turi su tuo, nes dabar ir tavo uždarbis priklauso nuo kiek tu parduodi bilietų. Ne komunizmo laikai. Ne komunizmo laikai, ne visi už 300 eurų taip pat tolygiai kalasi. Taip. Čia, tarsime, gali būti už jį geresnis, bet tu neturi savo auditorijos ir tu gausi mažiau, nes tu nepardavai. Žiūrėk, tu gali būti geriausias dainininkas pasaulyje, bet jeigu atsistosi gatvėje ir dainuosi užkampyje. Tai, nu kas, įmesi į skrybelę kelis eurus. Bet jeigu tu dainuosi arenoje ir surinksi pilną. Gera vadyba. Taip. Tai čia apie ką kalba vyksta. Tai sakau, šitas jaunimas dabar teisingai daro. Taip turi būti. Toks pasaulis, nu nieko nepadarysi, technologijų pasaulis. Beseni laikai, kur, žinai, ten iš kompakto žiūri kažkokį tai įsirašęs kažką. Viskas tiesiogiai perkama. Gerai. Parduodama. Braižykim grand finalę. Aš manau, kad viena iš 3 organizacijų eliminuosis. 2 metų tarp. Nesakau dabar, nesakau šiandien, sakau 2 metų tarp. Jo, iš tų 3. Taip, pagal tą vaizdą aš matau Bleidą atkrentant. Aš irgi taip pat. Aš Kiokiai nematau atkrentančio. Per daug patirties. Per daug metų. Ir mes dar pažiūrėkim, kad dar yra ir užsienį. Visur kitur tas vardas. Tai yra tarptautinis produktas didelis. Taip, nu tikrai jisai ne... Yra, vėlgi, aš manau, kad Donatui su jo 100-metinė... Tai yra ne 100-metinė tiesiogiai, bet 100-metinė kovinio sporto perspektyvai patirtim. Jam nieko tokio, pabūt kažkiek laiko antram. Tipo jo, vis tiek jis uždirba. Jo. Įsidirbt, užkrauti naujus kovotojus. Taip. Ir manau, jis dar išvadas pasidaro, jog irgi stebi kiekvieną dieną, žinant jį, darboholiką. Tai vėlgi. Ir ne faktas, kad jisai nepaims ir nepasiūlys Martynui Daniui grįžtų. Taip. Nepasiūlys. Taip. Jis tikrai tai gali padaryti. Jisai ir iš ko padaryti. Kas pavyzdys. Tiek metų, prasme. Tik tiek, kad jo modelį, patį šitą produktų reikės kažkiek perdaryti. Šiaip reikėtų, nes yra viskas tas pats likę. Nieko nėra kažko naujo. Ateini, viskas tas pats. Lygiai tas pats, kaip buvo prieš eilę metų, taip ir dabar tas pats. Aišku, tai gerai, kad tai žmogus, Ikea Lietuvoje, Ikea Švedijoje, ta pati. Taip. Tas pats tu čionai matai tą panašaus stiliaus skrautį, panašaus stiliaus tą, Rytį Kuzmenko tu matai tu ten... Man tik įdomu, kodėl jis vieną kartą darė su narvu, kodėl jis toliau nepratęsė to narvo. Jam turbūt nelabai ir tas... Gal greičiausiai, tai labai sėkmingas projektas buvo. Bet kitas momentas tai buvo gegužės mėnuo. Man atrodo, 2 kartus jis darė, bet abu gegužės mėnesį. Supratau. Galbūt nesinorėjo, nes Kiokiai pats... Nes man tada, kada buvo narve, man visai Kiokiai įdomiai žiūrėjosi. Tas buvo įdomiausia. Man tikrai patiko. Bet vėlgi, jie tada pavadino Bushido. Va tas tą Bushido mes turime išmest. Va aš pats sakiau, kad esminis momentas, žiūrėk, kiek laiko, taip Bushido buvo tas brandas iki 2005-2006 metų, paskui Heroes tapo, kažką, ar Šuto tapo, paskui Heroes tapo, o paskui jau eilę metų buvo Kiokiai. Kodėl nepavadinti Kiokiai MMA, o kam grąžinta Bushido vardą, kuris, jau senokai. Jau tikrai, jau jo nereikia, tikrai nereikia. Nes man atrodo, kad Kiokiai MMA būtų sėkmingiau. Daug sėkmingiau. Toks jau ir šių laikų MMA tas gaunasi. Kiokiai tai jų kas, ant ko jie dabar visą laiką tą dirba žaidžia. Ir MMA, labai gerai būtų tikrai. Bet tik ne Bushido. Nes jau dabar šitie žmonės jaunimas jau jie to Bushido jau ir nebes MMA yra. Viskas, jau jie žino. Tie senesni taip, važiuosi į Bushido. Į kokį Bushido?
į mirties kovą. Vytaras Radzevičius, kurį aš kalbinau, kuris atnešė tą vardą į Lietuvą, jis pats nelabai prisimena apie tą Bushidoną, komentavo kiekvieną vakarą šeštadienio. Mano žiūrimiausias, nuo ko aš pradėjau žiūrėti, domėtis koviniais sportais, tas ir buvo, ką Vytaras komentuodavo, tai tas Bushido japonų, Gary Albrightas Takada. Bet tu žinai, kad tas pavadinimas net ne Japonijoje originaliai atsirado. Ne. Buvo vaizdo, kaip... Buvo organizacija UWFI, ten Universal Wrestling Federation International. Ten taip ir rašo, taip ten tas toks. Jo, UWFI. Bet tada, kai tą visą medžiagą perkelė į Britaniją, kad net nekomentuot UWFI visą laiką, pavadino laidų epizodus Bushido Way of the Warrior. Tai čia realiai nuo Didžiosios Britanijos tas tada tos kasetės atsirado Lietuvoje kaip nemokamas priedas. Jo. Jie filmų paketą pirko ir nemokamai atėjo. Ir gavo šitas Baltijos televizija. Ir ieškojo, kas turi komentuoti, ir tai atiteko tuo metu Radzevičiui pačiam, nes jis buvo prodiuseris sporto. Tuo metu, man atrodo, BTV ir buvo. Nu ir ką, tiesiog paėmė ir pavadino, tai kaip pavadino Britai, Bushido. O tas pavadinimas prilipo kaip produkto pavadinimas. Ir paskui nesmėtame, kad toliau jau po UWF ėjo Rings, kurie nesivadina visiškai kaip Bushido. Ne. Toliau pagal Bushido varė, atėjo Pride'as, toliau Bushido varė ir kažkuriuo etapu Bushido pavadinimus patapo Lietuvoje federacija. Ir jie suprato, kad tai pritraus, viskas gerai, čia jau yra... O pritraukė žmonių. Ausis girdėjusios tiek metų tą. Bushido čia. Jolbu dar tie patys veidai. Iš tiesų tai buvo genialiausias žingsnis Lietuvos sporto istorijoje, ką tuo metu Donatas padarė. Jo, tai čia ir buvo. Prasme, protingiau negalėjai padaryti nieko. Nes tas Bushido traukė kaip bitė prie medaus, sakau, tiesiog buvo. Tuo metu, man atrodo, Volkas Hanas ir ta Majeda atkeliavo į Lietuvą. Ir Vovčiančinas yra kovojęs, kiek žinau, Klaipėdoj. Bet čia paskui. Bet pačiam pirmam renginy žmonių buvo toks susidomėjimas, kad jie pamatė Majeda gatvėse, ar ten Volko Hana gatvėse, kaip Bredas Pitas, čia Angelina Jolie, tokiam lygiai. Aš ne taip pasakiau, Vovčiančinas iš Praido jau buvo, tai jo, bet aš taip įsivaizduoju taip. Aš esu Haną sutikęs kažkada oro uoste su treneriuku džiudžitu, tai jisai ten prie jo jį pakalbino, kadangi aš rusiškai nelabai, tai tuo metu irgi taip žiūriu, kaip žinai, irgi tokį važiavimą, kaip dabar kovoti Cage Warriors, man atrodo. Tai Hanas po oro uostą vaikšto, žinai, tai tuo metu irgi taip vis tiek toks, kaip bebūtų, tai pražiūrėta nuo pat vaikystės, ta prasme, Hano Riešų Sigalo veiksmai, tai ir dar tikėdavau, aš dar būdavo tikėdavau, žinau, dar būdavo, kad šiek tiek tikėdavau, po to jau biški nebetikėdavau, bet tas, jeigu tą pradėti tą, kur su Albrightu, tai aš ten tikėdavau, šventai, ten man buvo viskas. Pas mane šeima biški kitai buvo. Bėdos dėl to šito vietų sutikėjimo, dėl to, kad nuo pat vaikystės tėvas pirkdavo VHS kasetės su UFC ir su... Man įdomiau žiūrėjusi, nes aš tikėjau. Ir buvo, atsimeni, buvo tas keistas etapas perinamasis, kada daug kovotojų iš UFC, iš Ringsą pereidavo į Pride'ą ar UFC pereidavo. Sakuraba ten. Ir ne visi atrodė gerai. Ne visi. Tarkim, Sakurabagi nebuvo UFC žvaigždė. Aš vakar įsijungiau, tarp kitko, ir Sakurabas buvo tam UFC, Bushido buvo 7 kovos ir 7 pralaimėjimai. Bet jis buvo sėkmingiausias to Bushido Pride'o atstovas, įsingai? Kas dar? Jisai ir Tamūra. Tamūra, bet Tamūra jis skaityk. Kalbas eidavo, kad Tamūra buvo geresnis. Bet jis tiek daug neturėjo kovų Pride'e. Jis prieš Vandelį Silvą pralaimėjo, prieš ką jis dar kovo prie Tamūra. Prieš Pride'e būtent. Ui, tai buvo per senai, kad aš... Per senai, jo. O Sakuraba kovoja ten eilę. Rampage nugalėjęs. Prieš Rendelmaną. Jo, tai skaityk ir prieš Krokopą, prieš Greisių visą. Būtent prieš Royce'ą Greisį, tai buvo ta tokia akimirka atsiverimo, kad... Pasidavė kur, kad atsiverimo aplamai. Atsiverimo akimirka pasauliui buvo tame, kad džiudžitsu nėra neįveikiama. Jo, ir būtent tas toks. Ir yra catch wrestlingas. Jo, o būtent Sakuraba šitą kultivavo catch wrestlingą. Gaila numirė tas sporto šakas, gaila jos nebeegzistuoja. Visiškai numirė, realiai. Ar net nėra, kaip tu minėjai, treneris, kuris treniravo, 2 treneriai, kurie treniravo Sakurabą, tai yra Woodas ir Billy Robinsonas. Billy Robinsonas amžinatvilsis jau. Billy Robinsonas paskutinius metus pragyveno dar Amerikoje, su Joshua Barnetto pagalba, šiek tiek pratreniravo žmonių, jis patį Joshua Barnettą dar kurį laiką pratreniravo. Nes Joshas Barnettas yra būtent to. Taip. Jo. Ir Reivudas iki šiol truputėlį treniruoja toj pačioj originalioj salėje, ten Anglijoje. Jo, šitaip ar ne. Tai yra kietas stilius, labai grubus stilius. Dėl to veiksmai išlykštus tokie. Veiksmai išlykštus, dėl to jis niekad nebus masinis.
Kitas momentas, pasaulinis jau džiudžitsu transformavosi per tą laiką. Ir tie privalumai, kurias turėjo kečas, tais laikais jau nebeturi. Ten, tarkim, kojų skausmingi veiksmai, ten kažkokie nestandartiniai veiksmai, kurie naudojami be kimono. Dabar džiudžitsu jau vadinasi, vis dar yra džiudžitsu be kimono, bet yra tas grapplingas ir tą, ką daro Jonas Danaheris ir kiti vyrukai, yra tiesiog kosmosas. Ypatingai Jonas Danaheris, kas leidžia grapplingą be kimono, sakykime taip. Ir to nebepavysiu. Tai yra globalinė sporto šaka, kokia kečas niekad nebuvo. Jo, tarp kitko yra tekę dalyvauti pirmajam Lietuvos šitam tarptautiniam grapplinge, pirmajam Palangoje vyko. Tai va, pirmasis buvo čia dar, kaip dabar Smirnovas turėjo važiuoti su Sakurabo kovoti ir dar ruošėsi, dar amžinatelis Nilkas Lapkės laikė. Tuo metu Smirnovas su Sakurabo kovoti važiuoti, įsivaizduoju, čia už kokio mėnesio. Tai irgi va šitaip. Jo, ir Sakurabo jau aišku buvo tas. Net Sakurabo buvo jau realiai senas, bet jeigu taip žiūrint iš tos tikrosios pusės, Smirnovas to, ko realiai laimėjo, jis nokutavęs buvo. Čia va tas dalykas, dėl ko aš nekenčiu Japonijos sumo scenos. Pagrindinis reikalas. Tai yra negyvą žmogų atkėlė. Tempimas, dar kažkur pataisė, galvą palaikė kažkur, pasižiūrėjo palauk, nepul dar. Tas toliau ten daužant palauk. Aš tau sakau palauk. Per tą laiką ten atsigavo šiek tiek. Atsigavo, toliau leido, dar negyvo jį daužė, dar truputį negyvo daužė, bet kažkaip turbūt, žinai, iš tos įtampos jis turbūt rankos užsipompavo. Gal nežinau, gal kokią maniaką ant rankos referis turėjo šiek tiek. Gal ir tas Sakuraba negyvas, kai dabar atsigauna, tai po truputį ir taip kažkaip išlenda, atsigauna, Smirnovas jau pervargęs nuo to daužimo. Žiūrėk, jeigu tai būtų bet kurios kitos pasaulio taisyklės ir normalus referis, apart Zenono Budraičio, ir jeigu jis būtų papirktas Japono, būtų Smirnovas laimėjęs tą kovą. Smirnovas realiai būtų, dabar negali sakyti, kad laimėjo. Deja, ne. Bet realiai kaip ir laimėjo, bet iš tos kitos pusės, kilo ranka Sakurabas. Tai va. Čia kaip buvo kažkada kova, ar Ukrainoje, ar Rusijoje kovojo Igoris Vovšenčinas, ten tuo metu bendras turnyras buvo. Atsimenu. Ir buvo kova prieš vieną Brazilą. Išeina ir spyrė Brazilui galvą. Tuo metu taisyklių nebuvo. Nebuvo ten, bet Brazilas pradeda, man spyrė galvą, negalima spirti galvą. Čia viskas galima. Gerai, šitą pralaimėjimą užskaitom, po 20 minučių kitą kovą. Jam dar kartą nokautuoja. Grįžti namo, kaip sakėsi, dvigubas nokautas. Ir rezultatė parašyta, 2 pralaimėjimai tam pačiam žmogui per tą patį vakarą. Šitaip ir buvo rimtai. Tam pačiam žmogui, net neskirtingam. Eik, tu savo šerdogį iš kartais rašo. Jo. Ne kažką. Įdomus laikai buvo, įdomus. Ir čia buvo, žinai, kas buvo tas Brazilas? Tas Brazilas, jeigu aš, galiu klyst, bet jeigu neklystu, atsimeni, buvo Karvalijo toksai kovotojas, kuris šiaip pralaiminėjo prieš Maslobojevą, bet Maslobojevas jam spyrė į galvą ir gavo diskvalifikaciją pergalę, o paskui Žaromskis jį nokautavo iš Karvalijo iš to baro, tokio iš tokio vertako, suktuko, kur persvertė. Jo, tai žinau. Tasai Karvalijo buvo, kuris kovojo prieš Šešino, jo tėvas. Čia jo tėvas buvo. Čia buvo jo tėvas. Aš ir galvoju, ką čia sakysi, geras. Čia buvo jo tėvas. Nes ten Žaromskis kovojo su jo Švediju, man atrodo, vyko to kovo. Ir realiai tas Karvalijo daug didesnis. Ir aišku, tu esi ir favoritas, mano, taip manimu tikrai. Ir jeigu ne tas jo, ką Žaromskis padaro iš kosmoso kartais. Bet Žaromskis yra tų akimirkų tokių keistai sėkmingų. Ta prasme, kodėl? Va ta kova, tarkim, visi žinojo, kad jis greičiausiai pralaimės prieš tą Lenką. Patį galvojau, nes, prasme, prieš Lenką ir ten kaip su ta koja lūžo. Ir koja lūžo. Ir jis toliau daužė. Sulūžusią koją ir nepakvietė atsistot. Jis nebūtų atsistojęs tas Lenkas, teisingai? Jis nebūtų atsistojęs. Jam, kai reikėjo atsistoti, tada kova nutrūko. Jo, nes jis nebeatsistojo. Jo. Bet jiem niekas nepasakė, jis nesuprato. Ir revanšė mes matėm, kad šitą... Pasivatų sėkmės akimirkų tokių, lyg marškiniuose gimęs. Tai Japonijoje visas tas turnyras. Bet va kažką turi. Kažkas yra. Va kitam visai neduota. Būna teisingai, va irgi yra tokių kovotojų, kur žiauriai geras, bet va jam nepasiseka. Tai kažkam įspyrė į tarpukojį, tai kažkam kažkokį neleistiną veiksmą padarė, diskvalifikavo. Marius man pasakojo apie Van Damą. Apie Darius Van Damą. Tai va čia jis man irgi tą patį pasakojo ir čia va kaip jūs kalbėjot, lygiai tas pats irgi, tai kaip žinai, tai iš galvos pataiko, praskelia Japonui, ten toks atsiveria, tai pataiko į tarpukojį. Taip ir tie ten Japonai žiūri, tai kur tas geras, jisai baisiai geras, bet jis priešingai Žaromskį turi šitą turbūt nesėkmės variantą, žinai, tai
Nu taip yra gyvenime. Vieniem pasiseka, kitiem ne. Beje, ar tu matei konfliktą dabar šitą, pradiskutavom apie visus, kad kažką čia kijokiai su Utma kažką apsižodžiuoja. Dabar mačiau jo, Bet aš jau pamečiau prasmę. Aš jau nebežiūriu, dabar visi ten vėl dalinasi kažką, aš ten nebežiūriu, nebeįdomu realiai. Ten kažkas, taip, visų pirma dėl Latvijos, kad Latvijas išbėgo ir kažkaip ten... Ir kad gavo sankcijas, žodžiu, jo ir nelabai supratau tos nei. Sankcijas ir apsipirkti parduotuvį Vilnių negali. Nežinau, žinok, iš viso nesuvokiu. Ta Latvija ant tiek vienodai. Ar negali turėti skaitos banko? Pasiūlė dėl diržo koti iš šoro, žinai, kaip būna paskirino, nori dėl diržo kaltis, nors tu iki to diržo net nesidėjęs, kai būna, jie turi daryti iki diržo, tu pasiūlo dėl diržo kovo. Koks jiems skirtumas? Gerai. Kiek? Svarbu šaibas. Atvažiavo ten štuką eurų, kiek nežinau, neįdomu, tarsi. Ir tam Latvijai 100 metų. Su pirma jisai ten... Tikrai laisvo oro darytus, nes jis nepasirašė nieko. Ir aš net nebejoju. Šiaip, pražykim tiesiai. Latvijas buvo pralaimėjęs prieš Jagėlos seniau. Jis pralaimėjęs prieš Osvaldą, jis pralaimėjęs prieš... Atsimni, Tomas Bernas toks pas mane sportavo šiek tiek. Bajorinas. Bajorinas, jo, atsimenu. Jis irgi laimėjęs prieš jį yra. Masė lietuvių yra laimėję, bet jis ten paskutiniu metu pergalių seriją turėjo. Šiame turėjo pergalių seriją. Čia aišku kitose organizacijose kažkur. Keidžia Suomija, kas yra nesilpniausia organizacija. Aš pats kovojęs Keidžia Suomija. Nesilpniausia organizacija pasaulyje. Žinau puikiai ten, koks yra visas tas lygis. Tai esmė tame, kad tikrai Latvijos pagrės nusustatė tą kovą, bet turbūt vis dar savo galvoje, nu aš bent jau, tai kaip aš mąstyčiau. Savo galvoje mąstyčiau, Taip, Latvijas tikėtina, kad prieš Vitoldą pralaimėjęs. Tad gal aš ilgalaikio kontrakto nepasirašysiu su juo, nes kam man to reikia. Jo, čia vėl pinigai. Nes jisai pralaimėjęs ir man jo nebereikia. Jis kaip ir jo nebus jau. No. Tarkim, aš mąstyčiau taip. Ir čia Latvijos nokautuoja. Jo. Ir aš nemačiau tos kovos, aš buvau tam turnyrė ir mes išvažiavom, kažkaip tai nežiūrėjom, nes irgi galvom, Jagėlo laimės, dar reikia grįžti namo, nes mes važiavom iš Lietuvos Muay Thai čempionato ir tos kovos būtent nemačiau, tik paskui teko pamatyti per... Ir tada Latvijas laimės. Gal norite pasirašyti kontraktą? Kontrakto sumelė jau kitokia. Jo. Ir tada jau viskas. Tada žaidimas prasideda. Jo. Ir taip, ir gaunasi, kad Latvijas laisvas žmogus. Visiškai. Ir tu nieko nepadarysi. Ir tu nieko nepadarysi. Tu ten baudų neuždėsi. Nieko. Visiškai. Nu, tu jam gali neleisti kovoti su organizacijai. Tai tik tais kokia organizacija, bet kitur tai neįmanoma. Tai yra neįmanoma, jo, tai aš manau, kad... Ir iš Utmos perspektyvų žiūrėkim šitą vietą. Šviežias čempionas, tik sustatom su žinom. Kuriais dar jie konkuruoja. Jo. Paimkim jį, o paimt šiek tiek daugiau sumokam. Nedaug, per pus. 3 kartus, ar per pus. Nu tai vat, jo. Ir mes turime kitos organizacijos. Visiškai taip, jie visiškai... Kiek 3 čempionus turim dabar? Narauskas. Taip, 3, taip, Pultražinskas ir Leismas. Iš karto 3 čempionai. Iš karto, vienam turnyrė 3 čempionai. Iš tiesų, jie taip istoriškai žiūrint, buvo panaši situacija, žinai, kur wrestlingė savo laiku. Ir kadangi pasaulinį wrestlingas stebėjo, buvo vienu metu WWE ir buvo tokia WCW organizacija. Ir jie vienu metu, ten Tedas Turneris, ta WCW savininkas buvo ir buvo labai turtingas TNT kanalo savininkas. Ten buvo visi, man atrodo, Turner Broadcast Company visą turėjo. Jisai kaip atrodė kaip vaikas su daug pinigų šitą saldainių parduotuvėje. Įmų Hulką Hoganą, įmų Ricką Flairą, įmų ten 2 tokie buvo jauni Kevinas Nešas ir Scottas Hallas. Ir tada reitingais metus pusantrų daužė WWE, tuo metu WWF. Jo. Čia vat Utman kartoja tą patį modelį. Jo. Bet jie labai teisingai daro viską. Čia šitoje vietoje teisingai. Labai teisingai daro. Labai teisingai daro. Taip, ne per seniausiai šoko ir taip aukštai šoko, aš galiu pasakyti. Labai greitai aukštai. Bet jokiai yra rimtas varžovas ir jo nuvertinti. Faktas, kad ne. Neįmanoma nuvertinti. Negalima nuvertinti. Ne. Tikrai ne. Nes tikrai bus kova. Tikrai bus kova, bet mums tik nuo to tik įdomiau. Tai yra kažkas vyksta pagaliau. Lietuvos padangiai, ne tai, kad nusistovėjęs tie 2 renginiai per metus, kažkur važiuoji, viską, žinai, ten važiuosi į Siemenso, jo, nu, ten, žinai, net nežinai, kas kovos būdavo. Važiuosi į Siemenso, jo, tie kas kovos, nesvarbu į Siemensą važiuosi. Bet aišku, kitas momentas, aš manau, kad rinka yra pakankamai didelė, kad kas 2 savaitės būtų skirtingi turnyrai Vilniuje ir Kaune. Kitas momentas. Tai negali, aš nemanau, kad taip. Čia tiek nepriims irgi tų tokių, ta prasme, nu,
nepristatysi tų tokių variantų, kad kad sutrauk žmonės. Tik tais klausimas, kas bus numeris 1, kas numeris 2, bet vietos bus visiems. Numerio 1, numeris 2, dėl numerio 3 nežinau. Dėl numerio 3 jo, klaustukas didelis, bet dėl šitų dviejų aš manau, kad jos ir konkuruos ir eis į priekį toliau jau ką Kiokiai daro eilę metų, o Utma aš manau, kad irgi nesustos. Aš taip galvoju ir tikiuosi, kad nesustos. Nes ką dabar matau pagal plius jie ir su Stanioniu, pažiūrėk, irgi tas toks yra Kalkulabas. visiškai taip. Ir jie labai irgi... Ir tai yra inovatyvus dalykas. Visiškai, tai Stanionis dabar... Vėlgi iš WWE paimtas dalykas. Bet... Ten jie turėjo savo tokį kaip ir šitą hostą. Aha. Čia jie turi savo hostą. Taip. Ir ne bet kokį hostą, pasaulio čempioną, bokso ir ne šiaip savo. Ir kuris kauniečiam kiekvienam jaunuoliui imponuoja. Iš pozityviosios pusės. Visiškai taip. Iš sportinės pusės jis jau yra iš sportinės. Taip. Jo, jis nedirba ties to jau, kaip sakau, influencerizmu visiškai jis iš sporto, bet jam nereikia, jis pasaulinis yra. Taip. Pasaulinis, jis turi diržą ne bet kokį iš kažkur tai nugrėbtą, jis turi pasaulio, tą jau tikrą. Kuris kažką reiškia. Jis jau reiškia, tikrai. Jis tikrai reiškia, jo. Nu, tai ta prasme, čia net klausimų nekyla ir čia net nėra nediskutuotina jau. Negirdėjai vasarą, bent jie, nu gerai, mes turim dar Blade Fightsą, kuris organizuos renginį, tiek Utma, tiek Kiokiai nesigirdi. Nesigirdi dabar. Kažkokį mažesnį tą Svatą darys renginį, bet... Svatą gal kur Kaune kažkur ten. Alytuj. Aš esu tas žmogus, kuris jeigu turi laisvą laiką, kad ten bus įdomi kova, aš nuvažiuosiu prižiūrėti. Jo. Bet... Tai nėra vienas tų renginių, kuris konkuruosi su tais. Bet vienas momentas, kas gerai su tais Vatais, kad iš tiesų tu užaugini naują kartą kovotojų. Jaunimas turi, gali kur pasireikšti, kovoti, nes tų kovų tai reikia tikrai. Kas be ko? Jeigu be kovų, tai pat, žinai, salėje, kaip sakyt, nieko nepasitestuoja ir nieko nebūna. Tai čia, taip turi būti, tie mažesni turnyrai turi jie būti iš tikrųjų. Tai nežinau, kaip Utma, gal irgi kokius kažkada darys kažkokius tokius, kaip kažką tokio, kažkur. Gal. Nu, šiaip irgi mintis iš tikrųjų. Manyčiau. Galtinis verdiktas. Mano trejetukas, tavo nuomonė, šitų turnyrų. Kas buvo pirmas, kas buvo antras, kas buvo trečias. Pagal viską apskritai. Pagal viską apskritai dabar žiūrint tą visą šių metų tą tokį visą. Šitos trys renginius paskutinius. Utma pirmoje vietoje. Numeris 2. Numeris 2. Tai... sunku pasakyti, pagal ką žiūrint, pagal ką vertinant iš tikrųjų. Žiūrėk, braidžio. Pajamas, jeigu pajamas vertinant. Pajamas, kovos ir after effectas. Reiškia, žmonių reakcijos po renginio. Jo, tai sakyčiau siek, jeigu taip viską sudėjus bendrai, tai Utma pirmoje vietoje. Antroje vietoje, jeigu pagal vertinimą, tai įvertintas buvo Blade'as tikrai labai stipriai, tik tiek, kad jie aišku pajamų neturėjo taip tikriausiai, tai gal... Bet after effectas nebuvo stiprus. Nebuvo žmonių kalbėjimo po to renginio. Kalbėjo, žinok, kažkas kalbėjo labai stipriai, kad nebuvo geresniam turnyre. Taip jie kalbėjo, kad ten, žinai, bet mes vėlgi aš tai nebuvau, čia kažkokios nuogirdos iš 3 žmonių, kas buvo, kad tikrai buvo wow, ten visa kita. Tai čia šito negalėčiau. Bet laidos spaudoje, socialinėje medijoje nebuvo tiek, kiek. Mažai buvo jo, mažokai buvo, aš taip manyčiau. Ar nedaugiau ten kažkas Facebook'e, kažką parašė iš savo profilio, kaip daugiau gal taip, ar ne? Ir jeigu žiūrėtų jų, to socialinių tinklų puslapius, numatosi, kad, aišku, įdirbis tas 25 metų jaučiasi. Tikrai taip, jie ten pastovi. Taip. Nu tai pirmą vietą tai aš jau automatiškai duodu Utmai. Aš irgi, ko gero, pirmą vietą Utmai, antrą vietą aš brėšiu, žinok, Kiokiai. Kiokiai ar nebrėžtų vis tiek. Jo. Tai dar turim Blade'as, dar tik vienas renginys buvo, tai dar iš viso, čia net sunku ir tai kažką pasakyti. Mes laukiam toliau, kas bus, koks tęstinumas. Tikiuosi, jie išgirs, kad mes pasakėm ir truputėlį priims teisingus sprendimus. Nes aš labai noriu matyti Martyną Danių grįžtantį. Jo, įdomu. Jeigu jie sustato Martyną Jasiūną su Dominiku Dirkščiu. Jo, ir Danių su... Shut up and take my money. Shut up and take my money. Tada taip, tada tikrai taip. Aš tos pačios nuomonės irgi. Gerai, Vaidai, ką, laikas prabėgo labai greitai, ačiū, kad atvykai. Kada dar pakartosime? Ačiū tau, būtinai.